Mėly mūsų klausytojai, aš norėčiau jums rekomenduoti tai, ką mes patys naudojam. Tai yra Hostinger puslapio kūrimų įrankiai. Mes patys esam susikūrę tinklapį per juos ir esam ilgalaikiai partneriai su jais, nes mums patinka, kaip jie dirba. O jie dirba labai paprastai. Aš, pavyzdžiui, neturiu jokių programavimo žinių ir man jų nereikia. Aš pasinaudojau jų dirbtinio intelekto įrankiais ir susikūriau tinklapį. Išsirinkau vieną iš 150 šabloninių dizainų, kuris man labiausiai patiko. Aš jį tiesiog truputį redagavau, pridėjau nuotraukas, kai kurias išmečiau, padariau taip, kaip mums patinka. Jūs galite pasidaryti, kaip jums yra patrauklu ir įdomu, pasinaudodami jų įrankiais. Jie turi dirbtinio intelekto logotipo generavimo įrankį, kur jūs galėsite aprašyti savo norimą logotipą ir jums išmes keletą variantų. Taip pat jie turi ir teksto generavimo dalyką, kur jūs galėsite parašyti, kokio jūs teksto norit, jeigu jums sunkiai sekasi su tekstais. Ir galėsite gauti įvairius tekstus, kuriuos galėsite panaudoti. Kas yra puikus su Hostinger, yra tai, kad jie viską turi po vienu stogu. Domenai, L-paštas, serveriai, viskas čia ir dabar. Ir kas yra dar geriau, jog mes turime kodą PVS. Su mūsų kodu jūs gausite papildomų nuolaidų. Tai nueikit į hostinger.com/PVS ir panaudokit mūsų kodą PVS. Gausite papildomų nuolaidų savo pirmam tinklapį, o jis gali būti įvairius. Internetinė parduotuvė, blogas arba šiaip tinklapis apie bet ką, ką jūs norite ten dėti. Tai dar kartą mūsų kodas PVS, panaudokite jį ir gausite papildomų nuolaidų pirmam savo tinklapį. Ne, man pasakoja, kad ten, bet sakė, jie šiaip draugai su Robertu buvo asmeniniai. Buvo, šiaip užblokavo ten paskui ir dar kažkas buvo, ten labai sureagavo Robertas. Bet žinai, ne, tai būna, aš tai visą laiką galvoju, žinai, kaip išgirstu, kaip jūs čia kalbate už kadro. Tai čia, bet žinai, man tiesiog buvo tas vienas galbūt iš rolo tas įdomus, kur tai buvo tiesiog paprastas pokalbis už kadro. Tarasme, jeigu tu už kadro kalbi seksistiniais ir rasistiškais dalykais, tai jis nepadaro... kaip pasakyti, tau nenuplauna to, ką tu pasakei dabar, ką tik, žinai, tai vis tiek reiškia, kad tu esi biškis seksistas ir rasistas, nu, tipo... Nes realiai, pažiūrėjau, kai aš pas jūs kalbu, tai jūs visus mano seksizmus ir rasizmus išėmat. Net jeigu mes kalbam on the record, supranti, bet, o jūs buvot kada nors nepatogiuose klausimuose? Nes ten matai toks formatas, kai tu, aš esu buvęs, turbūt mažiausiai žiūrėti nepatogus klausimai buvo. Ir jo, ir kai grimuojamės, ten kalbamės ir ten irgi dėjo, bet matai, kadangi manęs neklausė ten apie biseksualius santykius ir juodžius, tai aš kažkaip išsisukau. That's racist, ne, jau bus. Klausimas, supranti, wow, taip, kas afroamerikiečiai, kaip sakyt, kas sakė juodi, čia yra blogai. Tiesiog žmonės. O žiūrėk, baltieji, spalva. Nu tai man tai viskas tvarkoja. Tai ką tu patį pasakėjai, mane šiek tiek įžydį. Aš galvojau, kad labiau aridai žais, nes jis tamsesnis, toksai, žinai, labiau primena arabą. Jis tau tamsesnis ir arabą primena? Tu taip nori pradėti? Gerai, aš jau einu. Taip nori pradėti. Tu gal nori į OpTV dabar žengti? Aš OpTV esu dažnas personažas tenai, bet... Bet ne kaip svečias? Kaip svečias, tik tai toksai, žinai, iškarpomas ir įdedamas tenai. Taip. Bet grįžtant prie Rolando ir Roberto, va čia yra, įsivaizduoji, tu žiūri ir tu galvoji, dabar man reikės pasikalbėti su savo krepšininkė. Aš suprantu, kad Robertas norėjo padėti jai, ten sakė, pasikviesk ją. Bet žinai, kaip keista, čia yra apie jūs kalbant, ne, kad pasikviestum kokį nors sportininką arba žinomą žmogų, tai jisai turi būti arba biseksualus, arba ten kažkokie keisti dar ten santykiai. Tu negali šiaip pasakyti, žinai, pasikvies gerą krepšininkę, turi sukurti intrigą. Kaip jūs mane, pavyzdžiui, kviečiatės, dėl ko jūs mane kviečiatės? Mes gaunam europinius pinigus. Žmonėms reikia atidirbti, ar ne? Taip. Aš paskambinu, man tas sako, žiūrėk, antiek niekas nebeina, po šito bario visi bijo, žinai, kad maišo mūsų Rolandu Manskevičium, tai dabar tau teks ateiti. Sakau, gerai, aš tai nebijau iš tikrųjų. Tai va, man tik tai, žinai, kas faina, kas nesikeičia, kad tu su kepurytė visada sėdi. Taip užeina, kad tikriausiai, kai tu ateini su kepurė buvo, prieš tai pirmus kitus podcastus buvau be ir aš biškai keičiu, žinai, čia toks mano imidžas. O tu turi kolekciją kepuryčių, ar tai ne, aš nebeturiu. New York Yankees viena, turiu dar keletą, turiu miško kepurę, turiu miesto kepurę. Ir čia yra miesto kepurė. Seniau turėjai tą vieną, kur daug prakaito žymių matyti. Taip. Kiekvieni metai po podcast'o po vieną ekstra žymę būdavo. Taip. Aš suprantu, o dėl ko tas prakaitų lieji sporto salėje gyvenime ir rungtyse ir visur kitur? Neapsivertė liežuviu šitos du žodžius sakyti. Mes kaip tik kalbėjom, kad neliesim šiandien mano svorio temos, o jūs negirdėjote, bet mes taip pat kalbėjom apie Paul Demiko ir apie Mantą Grimą. Taip. Va, bet koks tu kandus esi visgi, ne? Tu trauki
ir tu tiesiog, kozerius mėtai žmonės. Aš suprantu, dėl ko tai žmonės nemėgsta. Todėl, kad geriausia gynyba yra puolimas, ateini, pradedi dominuoti, pradedi, žinai, apie kitus kalbėti ir jie tada apie tave jau nebeturi ką kalbėti. Bet, iš karto klausimas bus man, bet tai tu, žodžiu, nusileidai Pauliui Mykolaičiui. Hairoxe. Aš nepasakyčiau, kad nusileidau, jisai tiesiog mane aplenkė. Aukštesnė? Taip. Aš... Nebuvo skausminga. Mėlyjei mano draugai, kurie ketinate keliauti už Europos ribų arba vykti tiesiog į UK, aš žinau, kaip jums reikės SIM kortelės, kad nebūtumėte apskeminti ir kad neimtumėte kažkokios tai shady kortelės iš kažkokių nepažįstamų. Seili skuba į pagalbą ir Seili yra elektroninė eSIM kortelė, kuri veikia labai paprastai. Jums tiesiog reikia atsisiųsti jų aplikaciją, panaudoti mūsų kodą PVS, nes gausite papildomą nuolaidą pirmam savo planui ir aktyvuoti kortelę. Viskas. Taip paprasta. Skanuokite QR kodą arba nueikite tiesiai į seili.com/PVS ir panaudokite mūsų kodą PVS. Taip pat kartu su Seili jūs būsite ir labiau apsaugoti, nes Seili turi tokias funkcijas kaip reklamų blokavimas. Jos turėjo labai daug interneto, tai dabar turėsite interneto ilgiau, nes jums nerodys reklamų. Taip pat visą informaciją apie savo likusius gigabaitus jūs galėsite patikrinti Seili aplikacijoje. Nereikės blaškytis, viską turėsite vienoj vietoj. Tai dar kartą, Seili veikia daugiau negu 200 šalių. Būkite saugus, aktyvuokite ją paprastai, tik parsisiųsdami aplikaciją. Ir kaip sakiau, panaudokite mūsų kodą PVS, nes gausite papildomos nuolaidos savo pirmam planui. Žinai, ką pradžiai buvo, bet paskui, kai bandžiau padaryti geriau, supratau, kad jis iš tikrųjų kietas yra. Tai po to toks, nebebuvo. Turėsime bičias, darė, sportavo, įdėjo labai daug laiko ir susižiūrėjo mitybą, skirmantai ir visą kitą ir pasiekė tokius rezultatus. Ir dabar jis yra Open kategorijai greičiausias Lietuvoje. Bet tai gerai, tarkim, o tu crossfit'e aplenktumį? Taip. Tikrai taip. Turėsime techniką ir svorius, kurios aš pakeliu lyginant su juo didesnį. Bet žiūrėk, dar klausimas. Žinai, kas man padėjo, aš nežinau, ar tą galiu sakyti, bet tu iškirpsi, jeigu ką. Man tas draugavo prieš tai su bičiu ir jodoti. Tai, bet čia ne tu buvai. Ne, gerai, aš ką. Mintis kokia, kad, sakė, vis tiek motivacijos Pauliui pridėjo išsiskyrimo su mergina. Ir sakė, kad dabar tu vis tiek taip nepaliksi, nori jį aplenkti ir galvoji tą patį daryti. Aš taip nesakiau, tu dar kartą, aš pasikartosiu, tu mėgsti išimti žodžius iš žmonių lūpų, sumontuoti taip ir tiesiog savo linkme viską pasiimti. Ne, dabar aš tikrai pridėjau, bet kai montuoju, tai nepridedu, nes... Ne, bet šitie dalykai, jie padeda. Tikrai, sakau, padeda. Aš esu turėjęs šiokių tokių santykių ir iki jie nepaido, aš išbėgdavau greičiausius savo maratonų, žinau. Greičiausius. O, taip. Aš 5 minutės, 5 kilometrus išbėgau greičiausiai tada, kai man nepaėjo vieni santykiai. Bet tu atkreip dėmesį, jisai apie greitį labai mėgsta. Tu galbūt nebūtinai greičiausiai bėgti gali, bet ką nors kitą gali greičiausiai daryti, arba bent jau greičiau negu kiti. Kalbant apie santykius. Klausyk. Na, taip. Mes dar pasižiūrėjom, čia nesimato, bet man tas pasakojo, kaip laimėjo Dragonų Ball Z statulėlę, figūrėlę, ar ne? Ir sakai, tau ją iš gailesčio kažkas atidavė. Man ją iš gailesčio padėjo, jie tiesiog pamatė, kaip žmogus atvykęs iš Europos straglina tiesiog prie staklių, kur gali laimėti kažką. Ir bičas atidarė ir tiesiog pasuko man labiau kaip bežioniai. Bandyk iš šitos pusės. Ir jis tiesiog, jam pagailo manęs. Tai įsivaizduoju, čia kaip Basanavičiaus gatvėje Palangoje, tu eini ir žinai, kur šaudyti reikia, kad Meškina laimėtų. Ir tu iššaudai 3 valandas visą savo mėnesio algą ir tau sako, tiek tos pasimtų tą Mešką, mes užsidarom, jau norėtume šiek tiek ramybės. Bet ten Palangoje, tai ten taip niekada nepasakys gyvenime, ten šaibas melč iš tavęs, mes atsiminai tada, kai... Tu gali dar šiek tiek. Mes ant aparatų, kur ten, pažinai, kur mėti monetas ir kur stumdo jas. Ten metam, laimim ten tos ir čekiukus, ten viską laimim, ten pysę galvom, čia tai būsim milijonieriai. Išsikeitėm, ten gavom čiulpinukų, kažkokius pakabukus kelis, o mes ten sumetėm, ką žinau, kaip 5 eurų gal. Ir mes šiaip ten kiti nelaimėdom, mes laimėdavom, ten pastoviai, žinai, ten krenta. Aš tai galėsit gauti, ar ne? Ten jo, ten gavom, ten 10 000, 5 000, ten dar ten kažkiek, žinai. Tai kad dažniausiai nėra su ko aiškintis, tu ateini ir nėra to žmogaus, kuris prižiūri, jis atsiranda tada, kai tada tu esi vidury savo lošimo. Bet tu supranti, čia yra esmė, tau tas čiulpinukas laimės netnešė, bet viltis 10 minučių buvusi, kad tu jau milijonierius, tai tau atpirko tą tavo investuotą 2000 eurų.
O čia prakalbam apie Palangą, tu Basanavičiaus gatvė eini ramiai, ar tu apeini kažkokias gatves, kur tu galvoji, kad dėl tavo videkų, ką tu dabar darai, jau yra kai kurios zonos labiau tokios agresyvesnės tau? Žinok, buvau lygiai prieš turbūt mėnesį, gal net nepilną, ir mes buvome... Jo, dar net mėnesis nepraėjo Palangoje ir tai buvo pirmą kartą šiais metais. Bet šiaip, ne, visą laiką draugiškai pasikalbam, aš žinai, Turkijoje arba Graikijoje, dabar buvom tai ten, kai susitinki žmonės, ypač jeigu tu atvažiuoji viešbutį, kuris yra taip pat ir lietuviam, aišku, skirtas, ir tada tu susipažįsi su kiekviena pamaina žmonių atvažiuojančių, nes prie tavęs iš pradžių vieni prieina, o smagu matyti, paskui atvažiuoja, o jūs čia irgi, sakau, jūs turbūt ką tik atvažiavo, taip. Tada būna, pavyzdžiui, su žmona, gulim ten ant gultų, aš savo apolonišką kūną deginu, tu žinai, visą laiką, kaip pats supranti. Tas yra kūno reljefas. Taip, traukia aplinkinio akį visą tai. Ir pavyzdžiui, kažkas pro balkoną, Skirmantai, arba kažkas fotografuoja, aš galvoju, kur jūs dėsit tas mano nuotraukas nuo gulto, bet kol kas jie viešumoje neišplaukia. Tai... Bet tu gauni tik tais gerus, taurasme, pagirimus, tau nėra... Bet yra įdomu, kad jo, blogų, žinai, aš galvoju, vis tiek tie konfliktai, netgi tas, kas konfliktuot labai nori, aš manau, kad jeigu jis kur nors atvažiavęs į Palangą arba poilsiauja ar dar kažkur, dabar jam eiti su manim ten konfliktuoti, muštis, dar kažką, nėra. Aš turiu gerą paaiškinimą, žiūrėk, tu kaip pradėjai savo karjerą, tu pradėjai nuo didžiausio bulį, tu prasme, užsipoliai didžiausią, tai jeigu tu būtum ėjęs pamažu ir kilęs, tai žmonės būtų... Aš irgi Palangoje susitikęs, pušų paunksmiais ten sėdėjo. Jeigu jūs nesijaučiate saugus internete, bet norite tai pakeisti, Surfshark VPN čia skubai pagalba, Surfshark VPN veikia kaip ir antivirusinė. Galėsite laisvai siųstis ir parsisiųsti failus, nebijodami, kad kažkas apkrės jūsų kompiuterį. Taip pat Surfsharkas atrakina ir pilną internetą. Pavyzdžiui, jūs esat kažkur išvykę ir jūs norit pažiūrėti lietuvišką Euroviziją ir jums neleidžia. Jūs įsijungiat Surfsharką, persijungiat į lietuvišką serverį ir galit vėl žiūrėti turinį, kurio jūs negalėjote pažiūrėti. Taip pat veikia ir su kitų valstybių turiniu. Negalėjot atrakinti, pavyzdžiui, Azijos Netflix'o? Bum, jūs galite tai padaryti. Ir čia dar ne viskas. Su Surfsharku jūs galėsite atrasti pigesnius lėktuvo ir viešbučių bilietus. Persijunginėdami į kitas šalis gausite kitus dylus. Taip pat su Surfsharku jūs galėsite laisvai jungtis ir prie Wi-Fi'aus viešojo, nebijodami, kad kažkas pavogs jūsų duomenis. Tai panaudokit mūsų kodą PVS ir atrakinkit pilną ir saugų internetą su Surfsharku. Bet jo, nežinai dar kur yra kitas dalykas, kad išgeria žmonės, jie tada pasidaro tokie, tai kaip ir mes visi, tada labiau nori bendrauti, tada jie supranta, kad jų nuomonė yra labai svarbi, jie reikia būtinai pasidalinti, bet aš manau, kad jūs ir patys turbūt suprantate ir žinote, ar ne? Mes dar beje kalbėjom, aš sakiau, man pas jūs yra įdomiau ateiti ir jūsų paklausinėti, nes žiūrėkit, persikėlė dabar į naują studiją. Beveik žinai. Žalgirio areną renkat, aš nesuprantu, kur jūs pinigus dedat, jūs dabar juos, nežinau, ten jau ar dar telpa po sofą, pas jūs vietos. Kur tu dedi savo pinigus? Jo, kur tu dedi savo pinigus? Nemeluok, kad advokatams viską išleidai. Šiais metais tikrai mes gerai pavarėm, nes iki to laiko tos problemos neturėjom. Kaip tau Sorošas praveda pinigus iš viso? Kaip, schema yra tokia. Viskas yra daroma per kriptovaliutas. Per kripto? Jo, ir reikia nežiūrėti tas, žinai, kokius nors ten bitcoinus, bet reikia žiūrėti į tas tokias mažesnės, kurios yra sunkiau atsekamos ir taip toliau. Tai dabar paskutinis mano toks variantas buvo, kur man pervedinėjo milijardą, tai Trumpcoinas. Paskambinau Donaldui, sakau, žiūrėk, dabar truputį užkelsim kainą, pusę tau, pusę man, žinok, viską surinkom. Bet jeigu rimtai, tai ne, aš pirmą kartą kalbant apie pinigus, žinau, ką reiškia turėti tikrai daug pinigų metam, nes mes, ar žinai, kiek mes šiemet surinkom iš 1,2% gyventojų paramos? Net nesivaizduojam. Rimtai? Kiek? Palau, jūs gaunat ką nors, jūs turite kokią nors lėšą? Ne, mes... Gerai, aš paklausiu. Nereikia mums. Mes nebent kaip neįgalų žmonės galim gauti kažką, jeigu egzistuoja kažkokiam verslui neįgaliųjų. Kiek jūs galite tiksliai pasakyti, jeigu nenorit tiksliai, surinkote pardavę Žalgirio areną? Pajamos ar pelnas? Ne, tai pelno nesakykit, bet pajamos, kiek jūs rinkot pinigų? Mano irgi čia yra pajamos, ar ne pelnas? 280 000.
Tai aš daugiau surinkau šiais metais už jūs, negu Žalgirio Areną surinkot. Mes surinkom 305 tūkstančių. Ir kaip pasiskirsto tie pinigai? Mes vis dar renkam jo. Jūs dar turėjote šansą. Tai tu jos visus gauni, tu jos leidi. Jo, ir Graikija ir Turkija. Ne, realiai yra Turkija, Graikija, tada yra... Ne, mes gaunam, visą laiką gaunam žymiai mažiau, bet šiais metais gaunam daugiau ir dabar 2 sezonam į priekį turim savo finansavimą. Matai, išvašai niekur kitur tu jų nepanaudosi, tik tai atlyginimam kažkokiam dalykam. Mes svarstom, mes turim rimtą diskusiją dabar, nes pavyzdžiui, netgi tokie dalykai kaip telefonai, kompiuteriai, viskas buvo visą laiką ant manęs asmeniškai, o vašai buvo tik atlyginimai, tai man, žinai, buhalteriai visi sako, jūs galite ką nors įsigyti. Ir, žinai, mes pradėjom kalbėti, žinai, su komanda, sakom, žinai, kas būtų geras įsigijimas kanalui. Mes, kai reikia kažkur važiuoti, visą laiką naudojam arba operatoriaus mašiną, kuris turi 2 mažas dukras, iki mokyklinio amžiaus, jisai turi labai fainą žmoną. Jo žmona, aš dabar galvoju, aš pasakysiu per daug asmenišką dalyką, gal jis nesupyks. Jo žmona yra buvusi Cell back vokalistė. Yra muzikos mokytoja labai gera. Ir mes visą laiką važiuojam su jo mašina. O aš turiu tokią seną mašiną, kad toliau bijau važiuoti. Aš sakau, reikia nusipirkti mašiną, bet galvojam, bus skandalas. Tada Janutinė parodys, žiūrėk, nusipirko ją mašiną ten už 20 000, tai pavogė pinigus. Bet tu bijai jos ar kas yra? Ne. Dabar, bet jeigu viskas vyksta legaliai, jeigu tu uždirbi pinigus legaliai, kaip suprantu, ne, viską rodai, kiek tu uždirbi ir tu nusipirki automobilį, nes savo jo reikia ir kažkokia kluika iš savo feikinio televizijos tau pradeda knisti protą, tai tu šiek tiek tau kanda jinai. Ne, aš labiau pagalvojau, iš tikrųjų, taip irgi 3 kartus, ar verta ar neverta, nes matai, yra dar vienas gyvenime toks dalykas, jūs tą puikiai žinote, yra geri laikai, yra blogi laikai. Nes aš jau turėjau tokį dalyką, kai rinkau daug pinigų ir tada padidinau labai stipriai savo išlaidas, o tada atėjo laikas, kai tie pinigai stipriai sumažėjo, nesumažėjo patronų ir taip toliau. Ir tada galvoja, jeigu aš dabar turėčiau tuos pinigus, tai aš truputį protingiau elgčiausi ir juos lengviau leisčiau ir taip toliau. Tai dabar ta pati situacija, tu galvoji, galbūt verta, bet galbūt verta juos pataupyti ir pavyzdžiui išleisti kažkokiam prasmingesniam dalykam. Šiaip pamatysim. Labai faina, kad mes apie pinigus pradėjom kalbėtis, nes visą laiką yra įdomiausia. Aš dar norėjau vieną paminėti, visai ką būna, kai su 1,2%, kai, pavyzdžiui, krepšininkai sugalvoja paskirti tavo nuo milijoninio kontrakto, tarkim, 1,2% pasijaučia ten organizacijom kažkokiam tokia. Tai, jie dažnai ten net neskiria tikriausiai, bet jeigu paskiria, tai labai pasijaučia, bet kam skiria, nes ten, žinai, Mes, žinai, ir kažko juokiamės, nes man visą laiką buvo įdomus, žmonių skaičius, ne tik suma. Tai mes šiais metais dabar visi mane užsipuola, bet visą laiką aš turėjau labai stipriai ką lygintis. Tai pirmiausia, aišku, jūs lyginaus, bet pamačiau, kad jūs tokie beviltiškai gana. Gerai, aš jau ką, jūs amazing. Ir tada mes aplenkėm YouTube Laisvės televiziją prenumeratoriais ir aplenkėm rėmėjų skaičiumi, bet neaplenkėm sumą, nes mūsų rėmėjai yra neturtingi. Bet mes juos visus labai mylim. O tai kiek tavo komanda dabar žmonių dirba? Nes Skirmantas Malinauskas dabar yra brandas. Mano... Čia kaip Marijonas Mikutavičius grupė yra. Taip. Jo, yra visiškai minimali komanda, kuri tuo prasiplės, bet yra aš, mano operatorius Edvinas, buhalterė, advokatas mano Karlis Rugys ir Mindaugas Lapinskas, mano pašnekovas, su kurio vedam podcastus. Ir taip pat prie mūsų dar prisijungia, dabar daro epizodą, bet čia labai rizikinga. Arnas iš 3 lentynos, jis man kažkada tai darė, paskui mes ten finansiškai jau buvo sudėtinga man išsilaikyti viską. Jis turėjo šiandien būti. Rimtai? Jo, bet jisai... Jam raišė operaciją. Jo, man kaip tik, dabar, nes, ta prasme, jisai daro labai... Tik tai jis man anksčiau darydavo tokius interpus, aš sakau, davai, padaryk epizodą, o mes, atsiprašau už tą rusicizmą, kuris mane erzina irgi davai, bet reikia sakyti, padaryk man epizodą, o aš sakau, kartu dar kažkaip padarysim įžangą ir taip toliau, kad žmonės nebūtų taip, kad kitas veidas iškart nebeįdomu. Labai faina tema, nenoriu jos atskleisti, nes iš karto visi pavogs, bet tai mes truputį paaugom, o mano svajonė šiaip yra, matai, susibalansavo finansiniai reikalai, reikia dar susibalansuotų laiko reikalai, nes didžiausia prabanga yra turėti daugiau laiko ir galvoja, jeigu suras. Čia buvo klausimas, mes, pavyzdžiui, mąstėm, žinai, kam būtų galima pasiūlyti Lietuvoje. Padarykit vieną epizodą per mėnesį. Tau yra kažkoks tai biudžetas, konkurencingas, tiek, kiek, pavyzdžiui, žurnalistas per mėnesį uždirbo, padaryk epizodą. Beje, kadangi kalbėjau su skirtingais žmonėmis, vienas man sakė, pakalbėk su Aridu Jankum.
Aš sakau, su Airidu Jankom, su to bičiu, kuris mikčia prieš kameras pasimetęs. Jau mažiau. Jau geriau. Jo, nes komentaras sako, ar jūs pastebėjot, kad Airidas susikalba? Taip, aš dabar dar išmoksiu elgtis. Viskas. Ir yra mintis padaryti, leis padaryti, žinai, ne tai, kad pasitraukti, bet leis padaryti vieną epizodą ir man tą savaitę, žinai, atrodo vieną savaitę, kas yra vieną savaitę per mėnesį, ar ne? Bet tai yra 25% tavo laiko, jeigu tu ją gali kažkam deleguoti ir žmonės auditorija dėl to nesupyksta, wow, kaip tau atsireša rankos suspėti daug dalykų. Bet tu jauti, ar ne, kad tu turi nuolat kelt turinį? Tu prasme, nes tu prarandi ryšį su auditorija. Aš auditoriją prarandu. Tu realiai sakymai, Bachas, dabar tu reikia topinti prieš tai buvusius dalykus. Taip, ir tau ganėtinai kaip šūdų valgymas topinti. Tai va, būtent, bet tai... Žinai, koks baris buvo Sumbaimaku, man atsiunčia rekvizitai LT patvirtinti komentarą, kuris neva tai iš mano mailą parašytas apie kažkokią įmonę, tipo, ten... Pardavė Laurinui Bachui, galimai ten apgavo skemeriai, sukčiai ir taip toliau. Aš, aišku, to komentaro net nerašiau. Sakau, hebra, čia ne mano komentaras, bet suprantu, kad Laurinas parašė už mane tą komentarą, nes kas daugiau rašytų. Kitas dalykas, man rašo mano draugas, toks žinomas Lietuvoje futbolo žaidėjas, užsienyje žaidėjas, dabar jau karjerą baigęs. Ir sako, aš nesupratau. Labai siaurėja. Gavau laišką iš tavęs ten kažkaip. Ta prasme, kodėl čia tu tiesiogiai neskambini, neklausi, aš sakau, kokį laišką iš manęs. Jis man atsiunčia, mailas yra, tiesa yra svarbu tyrimai ir ten kažkas, jo ten, aš kažkokio draugo verslą ar kažką, aš sakau, aš neturiu tokio mailo. Aš nežinau, kas mano vardu rašo, bet hebra jau maždaug reketuot pradeda, bet žiūrėkit, dabar čia reikia susitarti arba... Čia kažkada buvo su Valinsku, manos. Ataškas Valinskas siuntinėjo visiems laiškus ir tada jis ten turėjo eiti televiziją, kažkur ten buvo laidoje, pamenu, ir aiškinosi, žinai, kad yra kažkoks feikinis mailas, jo vardu ir tipo pradeda siuntinėti. Bet, matai, tas dar turi, o ten pinigų prašo, kodėl? Galimai, tai kas savo malonumui tiesiog rašys, galia vis tiek nuo vieno iki pinigų. Buvo tik čia istorija, kur, pavyzdžiui, man atrodo, kur apsimetinėjo Antanu Kavaliausku, atsiminė, kur... Ar Nazarė, jo. Ai, taip, bet ten... Ne šitas, ten buvo su Roko Jokubaičiu, bet kur Stonko rašinė ir kur Stonkas irgi galvodavo pradžioje, kad čia tikras Antanas Kavaliauskas, nors jie pažįstami yra tarpusavį, jis galvoja, kad bendrauja su savo draugu, o ten buvo feikinis Instagramas. Jis suprato, kai parašė, ar galima permest 100 eurų. Ne, bet man atrodo, kad ten tiesiog yra kai kurie mėgaujas to bendravimu su kažkokiu įžymiu žmogum. Tipo, čia gal nėra taip blogai, nes abu tokie, pabendrauja iš esmės, paskui sutinki, sakai, klausyk, kaip geriausias draugas, o sako, seniai nesimatėm. Jo. Bet tai, Airidas gerai paklausė, tu turi permušti savo praeitą istoriją. Tu jauti tą, ar tu... Matai, aš esu šiek tiek nusiraminęs ta prasme, kad mano istorijos labai priklauso nuo konteksto, aš jų nesukuriu. Jeigu aš, pavyzdžiui, daryčiau stand-up, ar ne, arba tai tu turėtum kiekvieną kartą parašyti vis geresnį bairį. O mano situacija yra tokia, yra temos, iš kurių aš galiu pasirinkti ir aš suprantu, kad jeigu aš tuo metu neturiu tokios geros temos, kokia buvo prieš savaitę, aš jos nesugalvosiu. Tai trauk iš Vilniaus kortą. Nes vienu metu biški buvo. Mano paskutiniam epizodai jis irgi yra minimas. Jis parašė charakteristiką nužudytam futbolo žaidėjo žudikui. Tokia buvo labai įdomi istorija. Jinai dar nėra pasibaigusi, bet ne, aš suprantu, dėl ko man irgi rašo, kad dar gali padaryti epizodą ir taip toliau. Tai pirmas dalykas mitas, kad Švinius yra žiūrimas, jis jau yra nusibodęs visiems ir joks viršelis. Tu laimėjai tiesiog. Jo, išsisėmė ta istorija pati, plus viskas yra pralaimėta. Atsimeni, aš buvau vienose raustuose komisijoje ir tu sakai, kas pralaimėjo Pukeliui, matai, viskas pasisuko ir viską galų gale laimėjo. Bet būna tikrai gerų istorijų, būna istorijos, kurios iššauna, kur net nesitikė. Ai, tai ten tu tada apeliavai į tą berocinę ir tada galų gale laimėjo 2 kartus pirmo instancijoje, jisai laimėjo dalį antro instancijoje, o paskui aukščiausias teismas sako, nejuokaukit ir viską absoliučiai man paliko, tai mes laimėjome viską vienus vartus. Užsiminėjai apie istoriją. Teisėjų sprendimu. Žinai, pavyzdžiui, buvo baris, man, buvo istorija, man parašė pažįstamas, sako, Šiauliuose, ten, kur kaimynai ten 100 kartų policija kviečia jaunai šeimai. Aš gyvenime šiaip nevažiuočiau, nes jis man parašė, žinai, sako, ten šeima, ten terorizuoja, aš sakau, ar tu įsivaizduoji, kad aš dabar apie kažkokį kaimynų konfliktą pasakočiau. Bet sako, tu žinai, kiek kartų jie važiavo, kiek ten 100 kartų, ten 90 kvietė viena pusė, ten 25 kita ir panašiai, aš galvoju, wow. Ir kaip iššauna, ten peržiūrų pilna ir svarbiausia, žmonės rašo, pas mus tas pats ir žmonės rašo ne tai, kad
Pas mane yra tokie kaimynai, bet pas mus rašo, mes turim šeimoje, ten psichiškai nesveika mama, kuri užsipuola kaimynus, kviečia jam policiją, mes jai neleidžiam naudotis telefonu, jinai, tipo, mus visus terrorizuoja, ką daryti. To visai tragiškos ir liūdnos istorijos yra. Ir nežinau iš tikrųjų, ką daryti. Čia dabar, žinai... Aš žinau tą bičią, aš buvau pasakas, kur mane persikęs buvo. Pavyzdžiui, tarkim, sėdėva kažkur tai, jisai žiūri pro langą ir į priešingą adresą, kuris mato tą namą, kviečia gaisrinę arba policiją. Ir jis per langą, jis išserga šizofreniją, bet realiai jį sugauna, jį paguldo, jisai atsigauna, tada išeina į laisvę, pabūna ten porą mėnesių normaliai, įsidarbina ir tada prasideda vėl jiems, tada meta darbą ir tada jis realiai kvietinėja tarnybą ir visą kitą ir niekas nieko negali padaryti. Tai būtų šiaip labai iš to video, kuriuos tu darai ir kad ir Arnas iš trečios lentynos, tu kartais pradedi suvokti tą mastą, kiek mes turim daug keistų žmonių aplinkui, o mes esam tokie maži iš tikrųjų. Bet, žinai, geriausiai tą mastą dabar suvokti, koks kilo skandalas po ukrainietės nužudimo, kur bičas irgi serga šizofrenija ir ten yra nuotraukos, kiek kartų jis buvo sulaikytas. Tai, ten, žinai, jo, ir bičiukas tiesiog sėdi tau už nugaros, susmėgia peilį ir išeina. Baisiausia buvo, kada žmonės pradėjo rinkti pinigus jam už sistemos auką. Jo, nes yra sistemos auka, bet ten paskui greitai apsisuko ir išjungia tą. Ne, ir ten, matai, milijonas, bet ką aš bandau pasakyti, suprantate, niekur toks jausmas pasaulyje nesugalvota, kaip, žinai, nes priverstinis gydymas, čia daug tokių niuansų yra. Ir aš suprantu, pažiūrėjau, artimuosius, jeigu tavo ten, nežinau, žmona, vaikas arba tėvas ten turi rimtų psichinių problemų, ką su juo iš esmės daryti. Tai, bet yra tie niuansai ir tos situacijos, kai tu pakalbi su tais žmonėmis, kurie tokių situacijų įkaitais tampa ir tu iš tikrųjų pasižiūri. Čia man tas pats yra, kad daug tokių situacijų. Čia man tas pats yra su automobilių pirkimais arba su nekilnojamo turto, nes aš gyvenu savo burbulėje ir man dabar atrodo, kad visi apgaudinėja, pardavinėja. Per tave, žinok, aš žiūrėjau mašiną, aš pradėjau paniškai bijoti, aš tas žiūrinėjau. Turiu vieną žmogų, šeimai pažįstamą, tik tais per jį galvo, nes, taip pasme, nes ką pažiūri, viskas skarčia apgauna. Tiesiog suprantėjai, kiek lengva apgauti, bet matai, tai tada pirmas, žinai, visą laiką pats būk sąžiningas, pasirašyk pilnai sutartį, susimokėk visus mokesčius ir tiesiog tada tu turėsi tas garantijas, žmonės, žinai, sutaupo dažniausiai, kažką sumažina ir taip toliau, paskui turi bėdų, bet aišku, faktas, čia tu nesužiūrėsi visko ir ten blogiausia, kad tau parduoda, paskui tu gali būti visiškai teisus bičas, antstolių ten 30 vykdomųjų bylų turi ir tu čia nieko negausi. Jis tave tiesiog apgavo ir viskas. Čia buvo labai neblogas įdėtas, nežinau, ar matėt, ir žiniasklaida susidėjo ar Delfi, kur bičiukui langus išdaužė. Taip. Tai irgi ta pati istorija, man apie jį tiek daug kartų rašyta, bet ten irgi privatus asmuo. Ir tiesiog susirenka pinigus, žada atlikti darbus, ten tų darbų netlieka arba atlieka prastai arba dalį ar panašiai. Žodžiu, kai yra tiek daug skundų, tu supranti, kad čia jau nebėra verslas ir čia nėra, kad man nepasisekė arba klientas, žinai. Tu supranti, kad čia jau yra grinai sisteminė apgavystė. Nu, tai ką žmonės? Policija nepadeda, civiliniai santykiai ima ir daro tokius reikalus. Tai dar gerai, kad tas pats bičas, kaip suprantu, fiziškai nenukentėjo tik tai jo automobilis, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu daug žmonių visi apgauti, tai emociškai, ypač, kai žinai, tavo pinigai, tu ten kažką pirkai, investavai daug pinigų, įdėjai daug pastangų, tam dėl to daug dirbai ir žinai. Nu, taip, nes čia didelės pinigų sumos yra, kai tu taupai būstui ir nes, o pirmajam, tai tu labai daug įdedi ir tu esi apgautas. O pavyzdžiui, jūs nuomojatės ar pasiėmė kokias paskolas turite ar iš močiutės paveldėjote? Vis pakalbam, kad reikėtų vis pakalbam, kad jau reikėtų nebesinuomoti, imti, bet aš vis atsirimiu tą pačią problemą, kad aš nieko neišmanau toj sferai. Ir man yra tokia iš tikrųjų nuoširdžiai baimė. Vėlgi dėl tavo video man irgi yra. Bet ant kiek man patinka, žinai, žmonės klauso, aš atsiduriu į problemą, kad pinigų nėra, man tas iškart, aš atsiduriu, kad nieko neišmanau, bet... Ne, bet tai paskui tu atsirimi į tą kitą problemą, kad nėra pinigų, kai atsidarai visus įmanomus variantus, ką tu gali pasimti. Ai, tai gal gerai, aš 18 kvadratų pašiūrį gyvensiu, nes aš galiu sau leisti šitą. Ne kartu nuomojatės? Ne. Ne, žiūrėk. Kam tu išdavai skirmą, tai kaip prašym nekalbėjau. Aš juokiausi, nes buvo... Man tai patinka putės labai. Jis nori pabrėžti. Ai, supratau, labai norim tai akcentuoti. Ne, aš buvo 15 minučių 20 metų pirmadienį, mes trečiadienį rašinėjom, tai čia 2 dienos prieš buvo 15 minučių 20 metų gimtadienis, susirinkom Bernardinų kieme, žinai, po atvirų dangum ir taip toliau, buvo labai įdomu pamatyti seną hebrą. Kažkas netėjo, kas atėjo ten jau konkurencingus portalus dirbti ir panašiai, bet prasidėjo kalba, o aš antradienį vakar turėjau važiuoti ir nuvažiavau į Kauną.
yra Romo Zubarausko filmas toks pastatytas, aktyvistas apie gėjus. Ten taip, grinai, žmonės nuėję gali šiek tiek būti šokiruoti, nes ten yra vyrų meilės scenų tokių ir panašiai. Žodžiu, man tas jau bilietą matau nusipirkęs. Ir suprantate, mes pradedam kalbėti, žinai, 15 minučių, o ten labai keista, mes nuėjome tą sodą, yra hebra, kuriuos aš visai nepažįstu, pavyzdžiui, vieno visas kolektyvas prisijungęs, atvaro, bičias sako, aš tavo patronas, tavo esu subscriberis, žinai, fainai. Čia Vaitekūnas prisigėrė. Ne, Paulius tai faktas. Paulius aš girdėjau, kai sakė, kai aš ten sėdėjau alų jamu, ar ten šotus kažkokius, o girdžiu, o dabar Skirmantui Malinauskui daina, ten šiam 9 danguje kažkas ir žinai, bet gerai, Pauliui linkėjimai, ne, bet mes nebuvom pažįstami ir žinau, ko aš prisiminiau. Mes sėdėm toje kompanijoje, aš sakau, varau dabar į tą, jau visi pagerė, varau į tą premjerą. Sakau, smagu, sakau, žinai, bus daug homoseksualių asmenų ir kažkaip... Galimai. Jo, bet ir prieš mane sėdė tas bičas, nors sakau, bet tai fainai gyva, žmonės atrodo, sakau, o tu negėjus? Taip mane sako, ne. Ir visi pradeda, kaip tu galėjai tai pasakyti. Aš sakau, čia yra komplimentas. Bičiui pasakyti, kad jis yra panašus į gėjų. Šiaip jau, pažiūrėk, visi gėjai yra labai... Sutvarkė, nusiprausę ir... Jo, visiškai. Ir paskui sakė, kad dukra turi, bet aš pagalvojau, kad tu taip gali žaisti. Pavyzdžiui, jeigu man pasakytų, kad aš panašus į gėjų, aš taip visai susimastyčiau, kad aš tam žmogui visai turbūt patinku. Nes dabar man sako, kad panašus esi į... Žinai, nesakysiu į kokią gyvūną, nes nenoriu to gyvūno įžeisti. Gerai, neįžeidinėkime gyvūnų. Pasirinkim, žiūrėk, o gal pasirinkim, ką įžeisti. Tiesiog reikia, aš matau, kad vis tiek trūkstas klaidos, gal mes galim kažkaip paplatinti, žinai, kokį skandalą sukelt ar ką nors. Tu nori įžeisti kažką dabar? Nori pasimti vieną grupę žmonių galbūt? Bet reikia žiūrėk, čia labai svarbu, kad tai baudžiamo kodekso nepažeistų. Nes paskui, žinai, ten sėdėti... Tai tu manai, kad yra ribos? Bus lengviau negu. Tu manai, kad yra ribos? Teisinis ledoj. Ne, tai be jokios abejonės baudžiamo kodekso ribos. Bet mes, žinai, galbūt ne grupę išskirkim, galbūt mes išskirkim šiaip kokį nors asmenį ar panašiai. Aš juokauju, nieko neįžeidinėkime. Aš žinau, kad jūsų podcastas yra labai pozityvus, jūs svečių niekada neįžeidinėjate. Už tai čia labai komfortiška ateiti. Neįžeidinėjom, bet aš dabar esu jau pusę valandos atsidaręs Ozempiko straipsnį apie Ozempiką. Supratau. Ir... Ne, mes pakalbėjome, aš taip skaitau, galvoju. Visai man tiktų, ne? Nu. Aš suprantu. Ne, aš tiesiog galvoju, kiek toliausiai nueitum su tuo. Blemba, nežinau, aš tai šiaip bijočiau, ten jį dar leistis reikia, man atrodo. Jo, bet tai ten... Ne, man iškart krenta šadą, tu nemėgsti. Bet tai ten ta labai mažytė diabeta, kur reikia, kur leidžiasi jie. Čia kur steroidus taip varai su Taip, jo, labai lengva, tu pasiėmi iš šono ir... Man tai žinai, kas būtų įdomiau. Kaip aš atrodyčiau po to Ozempiko, galima mano pažiūrėti nuotraukas, kaip aš atrodžiau studentų laikais, bet, pavyzdžiui, kaip Aridas atrodo sverdamas 132, kaip aš kažkada svėriau. Aš manau, kad jeigu tu labai drastiškai greit pasikeistum, nebežiūrėtų tavęs. Aš nežinau, manau gal ne, bet... Nes tu nenori žiūrėti gerai atrodinti bičią ir dar galvoji, kad jis geriau žino už visus kitus? Exactly. Ir tu supranti, kodėl, Peržiūros krenta man, davai nebesportuok, bet... Jo, bet aš plinku dėl savo kanalo. Bet supranti, kur pasakysiu paskutinį dalyką. Ir ta tema, kuri man yra be galo skaudi ir taip toliau. Matai, tu dar visą laiką kaip žmogus pasirinkė, kur tu norėtum jausti stresą ir kur tu norėtum savo pastangas skirti ir taip toliau. Ir aš, pavyzdžiui, galvoju... Man šiaip visai labai patinka pasivaikščioti, aš dabar bandau surinkti tos žingsnius, įsidėjau programėlę, kuris skaičiuoja, aišku, man reikia laiko. Kiek? 18 žingsnių bandai? 10 000 per dieną, ne, bet man buvo 6 000. Čia yra išgalvota riba, čia yra, žinai? Žinau, bet jinai, žinai, ir aš jau žinau savo atstumus, kuriuos reikia nusėti, bet supranti, kur yra problema. Iki šaldytuvo das daug. Jo, pirmin atgal savaikščioti ir pasimti. Arba žinai, kas būna blogiausia, kad šalia manęs yra daug parduotuvių, kai aš grįžinėjau namo. Ir, pavyzdžiui, tu išeini pasivaikščioti ir tu pasivaikščias, tu dar labiau nori valgyti negu nevaikščias. Ir tu galvoji, tai užeisiu, dabar nusipirksiu ką nors sveiko, grįžti ten su, žinai, Coca-Cola ir chipsais ir galvoju, tai nepakenks, tikrai daug ir taip streso. Aš ką aš noriu pasakyti, paskutinis dalykas, kad reikia pažiūrėti, kas tau labiausiai kelia stresą. Tai, pavyzdžiui, aš galvoju, man tiek daug gyvenime dalykų kelia stresą. Pažiūrėk, kaip aš pražilau ir praplikau. Oho, pražilai, kaip negerai. Pražilai plaukus, Skirmantai. Aš nedažau taip, kaip Aridas dažo, bet supranti... Čia yra melas. Taip, pripažįstu, tai yra melas. Aš tiesiog galvos neplaunu čia. Neplauni? Bedantis, čia tiesiog dulkės yra. Aš suprantu. Jeigu prabrauktum, būtų kita spalva. Tai aš galvoju, kad šiaip dėl aš man vakar pirmą kartą gyvenime tiesiai aplaukus LRT lidoj. Tiesino? Atėjau, sako, aš buvau ką tik galvą įsiplovęs. Ir atėjau, sakau, ne. Mes vėl grįžtame prie temos apie filmą, ar ne? Tu nevaidinai tam filmą? Ne.
Aš supratau. O kaip tu jautiesi, kai tu tiesina plaukus? O tau barzda netiesina šiek tiek? Patvarkė ten kažką, bet tu eini pas barberį. Dabar jau nebuvau mėnesį laiko, tai nepasakytum. Gerai atrodo barzda viskas. Ačiū labai, sužvėjau komplimentą. Jo, einu. Supratau. Tai kaip jaučiausi, kaip ponia. Jo, nes... O tu žinai tą programėlę, kur tau parodo, kaip tu be barzdos atrodytum? Tik tokia dabar trendas buvo, visi ten baby face'ai, būtų labai įdomu ant tavęs išbandyti. Nu, aš tai pilnai be barzdos buvau karantino pradžiai kažkada ir dar prieš tai buvo 2017, kai visiškai clean. Yeah. Aš supratau. Tai Airda nėra, Airda yra labai mažas tarpas tarp lūpos ir žandikulių. Aš supratau. Tas toks, kur vieną pirštą uždėti, tai sakėm, gal geriau būk su barzda. Ne, nebūk su barzda, jo, būk su barzda. Yeah. Aš matai, bet man gal neauto tai barzda, žinai. Čia irgi sako genetika. Tik tu tas gautį. Taip. Nežinai, barzda. Jo. Barzda yra tas atavizmas, kuris kariams senovėje leisdavo išsaugoti smūgį žandikulį ir veidą šildydavo. Matai, aš tai ogų rinkėjas. Ne, tai aš vagiai. Bet rimtai skirimo tau tiktų gautį turėti. Tu manęs nusprendai pasityčioti. Nu ne, aš tiesiog manau tau tiktų. Gerai. Ardai, o tai tu sakai dabar su draugė gyveni, ar ne? O tu dabar su... Kate. Vienas, ar ne? Išsiskyrėte su senai 5 savo draugiam prieš tai? Skaudi tema, ar ne? Yra kita jau. Žiūrėk, o tu žinai, kad dabar žiūri tavo visos draugai šitą podcastą. Čia šitą įdomiausia vieta, kur tikrai žmonės pasižiūrės. Dabar jau kita yra draugai. Žinai, visos tai, bet gerai, kad, yra eiliškumas, kad jos viena po kitos ėjo, o ne visos... Čia tu taip sakai. Jos visos susirenka bendrai ir žiūri. Man tai papasakom, kaip buvo iš tikrųjų gerai, aš juokauju, tikrai, jeigu žiūrite Airdą draugą. Aš žinai, ką norėjau pakalbėti šiek tiek apie trash streamerius, kuriuos tu prigaudėjai. Aš negalvoju, kad egzistuoja vis pirma toks dalykas ir koks jų dabar yra likimas. Tu jų buvai nematęs? Aš žinau, kad yra rajono kunigas, aš žinau tie, bet aš nežinau, kai eina to lygiu, kur eina per Gedimino prospektą ir siūlo visiems į galvą duoti. Tai kažkuriuo metu išėję į Kiką, jie pradėjo šitas nesąmonės daryti, nes čia yra, žinai, man irgi, nežinau, kiek čia daug pasakot, viską papasakosiu, aišku, nes paskui mintis yra tokia. Čia buvo, man parašė žmogus, kuris ten nukentėjo pirkdamas jų ten koiną, kur ten prarado pinigus. Bet mes susirašėm su Arnu irgi. Galiu pasakyti, tas žmogus yra pakankamai protingas, kad tau parašytų, kad tave sektų ir panašiai, bet jis yra pakankamai kvailas, kad jisai pirktų kažkokį ten kripto koiną ar kažką iš jų. Man čia yra toks keistas dalykas, kur atrodo... Jo, bet žinok, yra žmonių, kurie, žinai, kaip pasakyti, protingi žmonės, jie masto taip. Na, yra finansinė piramidė, bet yra tik tai jos pradžia ir jeigu aš spėsiu iššokti, tai aš gausiu tą gražą, kol susirinks daugiau žmonių ir jinai subirės. Tai yra toksai vadinamas calculated risk ir aš įsivaizduoju, kad jie galbūt mąstė, jeigu čia prieis truputį daugiau hebros, aš spėsiu galbūt parduoti, išsitraukti ir taip toliau savo pinigus. Okay. Aišku, nieko nespėjo, aišku, jis man parašė ne tik dėl to, bet aš nesimsiu dabar, žinai, spręsti apie jo protinės savybės, nes aš to žmogaus iki tol nepažinojau, kuris man parašė. Bet parašė Arnas ir padarė Arnas epizodą, aš irgi nežiūrėjau tų streamų. Blogiausia, kad tu jų nematai, jeigu ten nesi prenumeratorius. Nu, prasme, jie iš esmės karpomi ir TikToką dėdami, aš ten TikToką tiek daug nesėdžiu, bet kai aš pasižiūrėjau, kas ten darosi ir paskui jis padarė epizodą, aš tuo metu atostogau, sakau, aišku, pasidarom maksimum, kad sureaguotų kuo daugiau, žinai, institucijų, tai teisminiai tyrimai. Užblokuotas Kiko, tas pats rajono kunigas ir svarbiausia, žinai, kas pasikeitęs požiūris, nes dabar jie daro tuos savo streamus, bet paskutinį, turbūt vienintelį ir mačiau, iš karto policija gavo užkvietimą, bauda, Hebra ten irgi eina jau visiems ten sako, kad, žinai, nu, žodžiu, įsivaizduoja, ką jam sako ir aš įsivaizduoju, čia labai svarbu, nes tu gali rinkti savo auditoriją, bet tu, kai pradedi tą auditoriją atrodyti, nu, jau pats kaip visiškas, žinai, klaunas ir taip toliau. Ir jie pats svarbiausias dalykas pradėjo bijoti tiesiog gavinėtis prie žmonių, pavyzdžiui, paskutinis jų ten streamas, kas man buvo siūsti ir ką aš naudojau, tai persirengė kažkaip aptemtais rūbais moteriškais, jie kažkokį challenge darė, turėjo perėti per kažkur, ar ne, bet jau nebuvo nei vieno atvejo, kai tu prieitum prie kažko ir, ta prasme, tu jį užkabintum ten žmogų, vaiką, moterį, nes, nu, turbūt, kad įsivaizduoja, jog tai būtų, žinai, nebūtinai labai gerai pasibaigę. Ir buvo labai daug žmonių, kurie iš karto sako, baigtų, varom, pasigausim juos. Aš sakau, ką tu darysi pasigavęs? Mintis, ką tu darysi, nes tikrai žmonės... Bet aš, pavyzdžiui, žinau konkrečių žmonių, kuriuos jau užkliūdė, kurie jau laukdavo. Bet čia po tokį po jūsų epizodo visų, tai, taip pasme, žinau tam tikrų žmonės, kurie laukdavo jų gatvėje. Ir tada nėjo ilgą laiką labai, bet... Baigtų, man labai greitai ten buvo, žinai, aš aišku to niekad nenaudojau ir neskelbiau, bet
adresai, kas kur gyvena ir taip toliau, aš sakau, hebra, jūs niekada nieko... Ta prasme, nedarykit, nes tai yra pirmas dalykas, gerai, kas atsitiktų, tu gali kažkokią ten fizinį smurtą naudot, tada tu pats turi baudžiamą atsakomybę, plus jam peržiūrės padarai, plus jie yra aukos. Vienas dalykas. Antras dalykas, aš sakau, jeigu yra teisės aktų pažeidimai, tokiu atveju policija turi sureaguoti. Ir buvo tokia mintis, kad vienintelis atvejis, kada tu gali sureaguoti, tai jeigu tu matai streamą, jeigu jie pradeda kabinėtis prie žmonių ir tu tiesiog ramiausiai, kadangi jie vis tiek kažkiek laiko vaikšto, nes jiems reikia ten savo žiūrovus surinkti, atvažiuoja ir juos sugaudai labai ramiai ir tokiu atveju kvieti policiją, tada jau tu ten gali, jeigu jie priešinasi, kažkiek proporcingai tos jėgos naudoti, matyt, kad viskas labai greitai baigtųsi, nes jie labai greitai bėga, jie labai, čia tas, žinai, toks provokavimas yra iki to laiko, kol tu nesusiduri, žinai. Bet jie pareigūno kirti nebuvo iki tol, kol neišėjo to videos. Buvo rajono kunigas, jis net iki teisminį tyrimą vieną turėjo ir man atrodo, jis buvo net lygtinai gavęs. Ir dabar klausimas bus dėl to antro iki teisminio tyrimo, nes vienas buvo pradėtas dėl ten muštinių, o kitas nesusijęs buvo. Tas dėl muštinių tyrimas, man atrodo, dar net nėra pabaigtas ir dabar dar pradėti nauji tyrimai dėl viešosios tvarkos, ten pažeidimų ir panašiai. Matai, čia irgi reikia suprasti, tie tyrimai, jie tikrai nesibaigs ten kažkokiais už grotų atsisėsti ar panašiai, bet tu turi teistumą, tau darosi vis sudėtingiau, jeigu tu turbūt ideali bausmė tokiais atvejais, kurį veiktų, tai būtų lygtinis laisvės atimimas, tu sakai, žiūrėk. Tu nebenori taip daryti, tu gailėsi, prašau tau 2 metų lygtinio laisvės atėmimo bausmė, jeigu per 2 metus nepažeidinėsi įstatymų, nieko nebus. Jeigu pažeisi, keliauji už grotų. Aišku, žinai, dar veikia, kadangi tai yra pirmas teistumas, ten tie visi atleidimai nuo atsakomybės laiduojant, ateina mama, sako, mano vaikas labai geras, čia tiesiog paslydo, suklydo ir taip toliau ten. Jo, bet kiek tu gali paslysti, tarsi yra, kiek tu ten slydai. Metus laiko tu slydai. Ne, prasme... Tai ten jau degradavę. Ta prasme, aš pasižiūrėjau į Hebrą, jauni žmonės, jie gal kažkada jam patiems bus gėda žiūrėti. Aš galvoju, pavyzdžiui, tokie dalykai, nežinau, jų vaikam pasižiūrėtam. Žiūrėk, mano tėvas buvo, toks degradas, ten kabinėjęs prie, žinai, moterų su vaikais ir mažamečių mergaičių ten kažką, žinai, apie lytinius santykius su jom kalbėdamas, tai ta prasme, žiūriu, jie turbūt apie tai net nemasto, žinai, bet aišku, policija galbūt galėjo truputį anksčiau reaguoti. Bet irgi čia negali, žinai, kaltinti policijos, nes irgi visko nesužiūrėsi. Tai nebuvo toks, žinai, high profile dalykas, jis gana greitai išsirišo. O šiaip tas trash streaminimas, tai šiaip pasižiūrėjau pasaulį, Hebra, kaip jums reikėtų kelti savo reitingą. YouTube'as gal netoleruotų, bet galėtumėt... Skirmantai, mums nėra taip blogai. Jo, aš žinau, tai trash streameriai tai labai populiarūs yra ten. Bet o ką mes teoriškai, žinai, negalėt kabinėtis, bet ta prasme, Laurinas Maibachas parodė, ką gali daryti su trash streamais. Aš galvoju, ką jis dabar daro, aš matai jo neseku, jis dar kažkaip topina tuos savo dalykus. Bet labai sunku yra topinti kakalo valgymą. Tarsi, svetima kitas žmogus. Aš žinau, kad ten netikras, ten kažkokie buvo Nutella ar kažkas. Tai. Aš nemanau, kad jis tiek toli nuėjo. Aš tu manai, kad jisai googlino, kaip pasigaminti feikinį pupų. Aš nežinau. Aš kažkaip įsivaizduoju, kad gal... Čia per daug stepsų, tu nusipirkti turi Nutella. Jį prigrūsti kažkuo tai. Tu žinai. Įdėti į kamerą. Tu gerai tai apmastęs į kamerą įdėti. Taip. Ja. Aš apmąstęs, aš galvoju kartais dalykus. Tai tik tos trauktis tą lauknešėlį čia suvalgysi, kad peržiūrė būtų šiek tiek daugiau ir panašiai, žinai. Ne, čia irgi dalykai, bet žinai, man šiaip, nuoširdžiai kalbėt, visiškas dugnas, tokie dalykai, bet jeigu tu savo kažką darai, ten kokį aliejų geri, ar ne, man tai yra 100 kartų labiau priimtina, negu tu kažkam kitam tai darai, net jeigu tai yra kažkokios smulkmenos, ten kabinėjimas, ten kažkokio žiebtuvėlio atiminėjimas ar panašiai. Nes iš savęs tyčiotis, žinai, čiagi buvo dabar tų keistų istorijų, kur ten mirė užsieniečiai, streameriai, ten challenge'us darydami. Kaip sakai? Arčiau mikrofoną. Aš supratau, aš per tolį mataisi taisiau kaip fotelį. Tu gali pasilinti mikrofoną. Ne, viskas gerai, aš pasistengsiu, žinai, kaip senukas. Kalbėti tiesiai mikrofoną. Skirmantas Sporto centras čia yra tiesiog sfera. Tai aš paskui, kai numirė bičias dėl to, kad jisai ten norėjo 10 dienų kažkokį smurtinį challenge. Tai va, blogai, iki to nenaikim. Lietuvoje irgi tos istorijos yra iš tikrųjų, kai geria vaikai visokius kyšius ten ir paskui miršta. Su keliom tokiom istorijom buvau susidūręs, man rašė. Bet būtent nuo to, kad Maibachas tipo vartoja, ar visi kiti tie žmonės, dėl to, kad yra mano idol. Kažkokie challenge ir dabar buvo... Jeigu aš neklystu su antifrizu, tas challenge'as kartu turėjo išgerti ten kažkokį tai kiekį. Bet čia yra natūrali atranka iš tikrųjų. Bet kai vaikas yra labai mažas, supranti, kas yra baisiausia,
dalis tų challenge, kurie yra daromi, jie daromi ne su jokiu antifrizu. Ta prasme, kažkas sugeba, vat, kaip tu sakai, žinai, paspalvint, kažką įdėti ir o kažkas galvoja, tai jam nieko neatsitiko, tai ir man nieko neatsitiks. Ir jis jau geria, arba tas pats buvo su cinamonu, tas challenge, atsimeni, kai tu pilną burną dėdėjasi cinamono, kiek ten tilps ir žmonės užspringdavo. Tai kažkas, kas truputį protingesnis, sugebėdavo. Nes kur yra bėda cinamono, kad tu įkvėpi, ta prasme, tam, kad tu realiai galėtum, tu turi vis tiek išspjausi, bet tu turi neįkvėpti, reiškia, visa technologija. Žmonės to nesupranta, jie mato, kaip kitiem ten, blogiausiu atveju išspjausiu ir šakės. Tai man tai atrodo, kad čia, sakau, tokie dalykai, kuriais reikėtų, žinai, tvarkytis, bet čia... Gerai, tu vis tiek, va, esi interneto žmogus, gaudai ten viską, tu manai, kad reikėtų kažkaip... šitos visus kontroliuoti internetą? Labai gera tema, Airidas, mačiau pasisakė, kaip didelis influenceris apie humoro policiją. Skaičiau tavo straipsnį LRT apie klajumo kontekste. Klajumas čia už 5 metrų nuo mūsų. Jo, nežinau, man paskambina, sakau, jo, galiu. Kiek tu sumokėjo klajumas už tai? 0. Rimtai? Bet galėtų. Ne, aš manau, tai pozicija ten per vidurį yra vos, nežinau, kažkur tai, kad... Kad per vidurį. Tai pasirinkti vieną poziciją. Ne, Dabar pasirinkti vieną poziciją. Nežinai, tai tu aš per vidurį, nes aš neįmanau. Jis dabar žiūrės, ką tu atsakysi. Aš tik dažnai renkuosi kažkurią pusę ir nukenčiu dėl to. Bet, tai tiesiog tenais, jeigu tas atvejis, tai ten tiesiog juoktis galime iš bet ko, bet iš konkrečių žmonių, kurie nenori būti laidoje ir tai gal ir nėra, okei. Aš tai žiūriu, daug hito sulaukiau po laidos, kur Paulius Rūta vedė ir kur aš klausiau, sakau, o kiek reikėtų mažų žmonių, kad įveiktų jiu-jitsu klajumą ir ten jam atkeršytų, sakė, kokių 7. Ir jie neiškirpo, tą paliko šaunuoliai, man labai patiko. O kokia tavo pozicija yra? Mano pozicija yra paprasta, kad mes... Kuo mažiau tokiais atvejais reikėtų ir dramatizuoti, ir kištis institucijoms, nes mano akimis tokie dalykai išsisprendžia natūraliai per vienas dalykas auditoriją, per rėmėjus, kurie pasitraukia, per įvairiausius kitus dalykus, kai tik tai pradeda ant tos bangos likti labai labai daug žmonių, kurie patys, taip žinai, nežinau, ir tai dabar čia klausimas ne apie klajumą, bet klausimas apie cancel kultūrą. Mes visą laiką kalbėjom, kas yra cancel kultūra ir tai yra blogai ar gerai. Tai tu visą laiką sakai, cancel kultūra yra turbūt gerai tais atvejais, kai yra pateisinamas taikinys. Sakykim ten, teisinį Rusijos agresiją Ukrainoje, mano akimis, tu gali būti cancelintas ir yra žmonių, kurie netenka savo auditorijos, viešumo ir taip toliau. Čia yra klausimai, kurie yra žymiai sudėtingiau pamatuojami, žinai, ar tai yra patyčios, ar tai yra humoras, bet, žinai, man dar vienas aspektas, aš pas jūs raustė buvau, kai buvo kalbėta apie mano lytinių organų dydį, kad tai yra mano vidaus organas, ar ne, ir panašiai. Tai aš suprantu, man tai buvo skaudu, tikrai buvo skaudu. Bet aš pasirašiau. Tai čia yra skirtumas, žinai. Aš nežinau, kad tai bus. Aš galėjau nueiti nuo scenos tuo metu ir sakyti, truputį pakelt bangą. Nežinau, ar dėl to taip pat būtų... Man dėl to intervo, kas labiausiai sunervino tenais, kalba kažkokia tais psichologė, kuri sako net ne humoras, o jumoras, kas labai aiškiai parodo apie jos suvokimą. Merūno žmona kalbėjo, ne psichologė. Merūno žmona? Aš negaliu pasakyti vieną... žodžiu, tenais ir tiek ta etikos, ta kažkokia inspektorė, tiek ta psichologė, jos pačios savo kalboje labai tos žemaūgius labai pažemino dar, tai pasme, kaip jie kažkokie negalintis... Taip, tai tu kalbėjai apie kalbą, aš suprantu. Bet žinokit, va čia yra tokia grupė, jie yra labai pažeidžiami, jie yra neįgalų žmonės ir ten taip vardina dalykus, jie nėra kažkokie protiškai dalykai ar kažkas, ta prasme, nes kaip jos žiūri iš aukšto, man tas labiausiai nepatiko tenais, kur... Jos nusprendžia dabar tą komisijos, ten, kur bando įrodyti, kad jos darbas yra naudingas ir kad turi būtinai jos etatas, jinai bando įtikinti, kad, nežinau, kad čia jinai dabar nuspręs, kad jinai sėdi ir aiškina, apie tą galima, apie tą negalima. Matai, galim, negalim. Kaip sakant, kadangi tai yra etikos, žurnalistų etikos klausimus nagrinėjant instituciją, tai jie visą laiką bus tose ginčiuose ir aišku, turbūt jiem neįprasta pramoginį turinti, dažniausiai tai būna tikrovės netitinkant informaciją. Jis ten apie mane pasakė, kad aš toks, o aš ten kitoks esu. Bet kalbant apie humorą, pavyzdžiui, apie skandalą, tai... Aš irgi to negaliu pasakot, bet tiek tos papasakosiu, tikiuosi niekas nesižeis. Aš toje laidoje dalyvavau su, reiškia taip, aš ateinu į LNK studiją ir prieš tai mes susitinkam su Arnu,
aš pasiekiu Šarno žalio mėgstuko. Taip. Arnas nustebina, kad tu savo pasirinkimais. Taip. Mes vienas kitą ten patraukiam, žinai, per dantį ir einam, ir tada Paulius ateina, Poldemiko, ir, žinai, tada Dominikas ateina. Žodžiu, mes ten stovim, kalbamės ir aš sakau, o koks čia bus formatas, aš nesuprantu, sako, bus komandos. Žinai, ir aš sakau, o kokios tos komandos bus? Tai sako, vienoje komandoje bus Dominikas, pamiršau to aktoriaus vardą pavardę ir Arnas, o kitoje komandoje bus Davilė Filmanavičiūtė, tu ir Vitulskio, pamiršau vardą, Merūno Vitulskio žmona, kurios yra absoliučiai nuostabios moteris ir taip toliau, bet aišku, aš nebūčiau aš, taip kaip Jevtokas pajuokavau, aš nesuprantu, iš čia pagal svorį tos komandas rinkot ir šakės, ar ne? Ir šalia yra grimerinė ir sako, tu supranti, dabar jeigu išgirdo tau šakės, gerai, aš sveriau to komandų daugiausiai, nesupykit, aš norėjau pajokauti apie save, bet įtraukiau ir kitus, ir cancel kultūra dabar galėtų suveikti ir viskas. Bet tu supranti už ką? Nes man iki šiol atrodo vis tiek šiek tiek juokinga, supranti. Tu šnekit, ar tai tikrai yra taip skaudu ir taip kažkaip blogai ir taip toliau? Taip, aš suprantu tave. Man vis laik yra toks dalykas. Tu turi adekvačiai vertinti kažkokias pasekmes. Aišku, yra nenumušamas dalykas, jeigu, pavyzdžiui, dabar imkim neklaujumo istoriją, mano šitą pasakymą, ateina pas jūs mama ir komentare parašo, Skirmantai, aš auginu apkūnę dukrą, kuri daug patyčių patyrė dėl to mokykloje ir jinai yra stipriai traumuota ir dabar jinai pažiūrėjo šitą podcastą ir verkė savo megamajame ir sako, kad viskas daugiau mokykloje neįsiu. Į tai tu niekaip neatsakysi. Tiesiog tu gali pagalvoti, kad galbūt čia nesvoris yra didžiausia problema, o tiesiog pasitikėjimas savimi ir, žinai, kažkokie kiti dalykai, bet tu to nepasakysi ir tu dėl to nepasakysi. Faktas, kontekstas labai svarbus yra dalykas ir man yra juokingiausia, iš mūsų kolegų pusės, kurie sako, jūs pažiūrėkit pilno podcast'o kontekstas. Jo, o jūs pažiūrėt laidą, kur kontekstas yra. Niekas nesako, kad yra blogai ir negalima juokauti iš visų žmonių. Galim, nes mes visi žmonės, visi lygus esam, bet tiesiog tas atvejis. Būtent, jeigu kas iki betės skaito, aš turėsiu išbėgti, labai atsiprašau, nes sėkmės sąnariams. Kam įdomu, bėgu pas daktarą, pasimti reikia vaistų išrašą, tai turiu priežastį, labai atsiprašau, susišikau su laikais, turėjau galvo, kad 3 valandą man ten reikės būti. Labai ačiū Skirmantai, kad atėjai. Įtampos nebeišlaikė, man tai lieki tu. Tai bėgu, aš gal netgi dar spėsiu, jeigu čia kokią valandą kalbėsit, tai aš dar spėsiu grįžti. Atsiveria lavonė. Nėra 10 minučių liko, viskas. Sėkmingai tau Ozempiko pasimti. Ir kaip tarėmės, atneši man po to. Jo. Tai žinai, finalas toks, kad kai tu mastai, visada bus žmonių, kurie labai stipriai įsižeidžia ir kai kalbant apie, kai tu kalbė apie humorą, pasižiūrėk, kas buvo Junktinėse Amerikos valstijose, tas memų tapęs politinis korektiškumas, kai tu nieko apie nieką negali pasakyti. Yra tas memas, kai bičias, žinai, ta Jameso Bondo scena, kur lazeriai ir jisai ten lenda, žinai, kad tų lazerių neužkliudytų, nes suveiks signalizacija ir ten rašo, aš bandau pajokauti internete, o šalia bičias rašo, mano žmona mirė nuo lazerio, man čia visai nejokinga. Taip. Tai čia tas, žinai, tu gali labai greitai tai ateiti ir, nežinau, kažkaip reikia prie bet visko. Tai dabar keičiasi, pavyzdžiui, Amerikoje, kas dabar darosi, tai kur buvo toksai prieš labai stipriai tą woke culture. Taip. Ir dabar žmonės sako, viskas užkniso. Ir dabar mes jau sakom ir mums nebesvarbu yra. Tai aš matau visą laiką, mes esame apie daug kalbėję čia, nuo translyčių žmonių sporte, ar ne, kai galima daug kalbėti iki, pavyzdžiui, ten kino rolių, kur tau būtinai turi būti baltaodis personažas, istorinės suvaidintas juodaodžio ir taip toliau. Tai kažkada turėjo keistis, mano akimis visi prisisotino to ir pas mus dar turbūt visą laiką mes su tam tikru atsilikimu einam, bet aš irgi visiškai nenustepsiu, kad ateis ta banga, kai Hebra sakys, žiūrėkit, kai kurie dalykai, kurie mums čia atrodo kaip neginčiama žmogaus teisė, pavyzdžiui, teisė, kad iš jo niekada niekas nesijoks, jinai nėra tokia neginčiama, apskritai mes gyvenam žiauriam pasaulyje, iš viso mes apskritai, pripažinkim, mes gyvenam mes stengiamės sukurti tokią smurtų sterilę aplinką, o mes gyvenam pasaulyje, kur aplinkui žudo, kur mes patys galim užpulti būti, kur iš tikrųjų reikia, nežinau, mokytis, muštis ir už save pastovėti. Lietuvoje patyčių kultūra yra labai išsišaknyjus. Mes turime labai stipriai ir ypač dabar, kas vyksta, iš savo pusės, nes brolis dabar leidžia vaikus į mokyklą. Taip. Ir sakau, tu supranti, kad čia artėja labai stiprus etapas tau kaip tėvui savo sūnui papasakot, kad dabar reikės kovoti šiek tiek.
kad tu negali pasiduoti, nes pirmą klasę. Tu negali nusileisti, užsileisi viskam. Ir tiesiog čia yra dalis. Jo, bet matai, aš, pavyzdžiui, mano abi dukros yra moksleivės ir aš kažkaip galvoju, kad palyginau su tuo, kai aš ėjau į mokyklą. Yeah. Žinai, tie senukai taip sako. Ten dabar labai griežtai žiūrima, yra mokyklos psichologijos, yra klasėse ten, kad ten nebūtų jokio ten engimo ir panašiai, ir ten plus visokios ten integravimo dalykai. Tai aš manau, kad čia viskas, bet sakau, žiūrėk, kur yra pliusas, yra minusas didelis, nes įsivaizduok, yra mokykla, nu tokia gal panašiai mano vaikystė, kur hebra, ten, žinai, berniukai eina parūkyti per pertraukas, tada ten kažką vienas kitam pasako, pasimuša, tada būna mokykla prieš mokyklą, eina muštis, aš mokiausi 40-oje, tai su rusų 36, muždavomės. Tai lupti su kita mokykla? Taip, dar tais laikais būdavo, ir tai būdavo arba prie Erfurto, arba prie Lazdynų miškelėje, tada būna susirenka hebra ir sako, žiūrėkit, mes visi nesimušim, davai, ištraukim dabar, davai vėl pavartoju blogai, ištraukim stipriausią, tegul jie ten eina dviese pasimušt. Bet supranti, kas atsitinka. O šalia tu turi mokyklą, kurioje viskas yra idealu. Ir ten tave moko menų, tave moko, žinai, kalbų, tu esi labai fainas. Ir žinai, kas yra gerai? Kiekvienas tėvas norėtų į tą antrą mokyklą leisti vaiką. Ir kiekvienas vaikas protingas norėtų toje antroje mokytis. Iki tol, kol tie neklešina pasaulį kur nors gatvėje arba kažkur. Ir ypač jeigu jie klešina taip, kad tu supranti, kad tik vienas iš jų gali likti. Ir man už tai yra žiauriai, taip, nežinau, neramu, kad man atrodo, kad reikia palikti. Žinai, negali, tu yra Atėna ir Sparta, nes Spartui ten meta nuolos kūdikius, kurie turi kažkokių apsigimimų ir nebus geri kariai, bet tu negali Atėnos irgi palikti, žinai, be karių ir visi filosofais būti negali. Tai šitoje vietoje aš žiūriu, kad mes taip labai nueinam stipriai. Aš pats esu beje baigęs, mano magistratūra buvo tarptautinė žmogaus teisų apsauga, tai aš žinau, apie ką aš kalbu, nes aš tai profesionaliai studijavau ir aš matau, kad mes tarptautinė teisė visiškai kitaip veikia, negu mes įsivaizdavom, kad jinai gali veikti. Ir žmogaus teisės tampa įrankiu, kur tu, žinai, kartais padarai tam pačiam ginamam asmeniui daugiau žalos, negu padarai naudos. Aš esu dar viena tokia irgi jautri tema su gyvūnais, su gyvūnų teisų organizacijom. Taip. Užsiroviau stipriai, nes mano paskutinis berods, prieš paskutinis epizodas buvo apie gyvūnų prieglaudą, ten pafilmavom ir taip toliau, žodžiu, yra moteris, tai yra pasakojama, tai yra toks Nojaus sindromas, kai žmogus pradeda kaupti tuos gyvūnus savo namuose, pas ją dar yra problemos, kad jinai juos pati pardavinėja, veisia ten ir turi daug teismo sprendimų ir jų nepaiso, bet aš šiek tiek patraukiau per dantį ir pašiepiau organizacijas, kurios užsipuolė gyvūnų, reiškia gyvūnų apsaugos organizacijas Lidl dėl reklamos arklių. Feikinių arklių, kur tu tiesiog pradedi galvoti, ar jūs nesuprantat, kad jūs esate jau už sveiko proto ribos ir toks teisų gynimas gyvūnų, aš nežinau, ar jūs už tai gaunat pinigus, ar tai yra jūsų entuzijazmas, dabar būtinai bus paminėtas ar tavo podcastas. Tai tu dabar tyliai kalbėk, nes čia yra labai jautru. Kiekvieną kartą, kai tu turi rankose, kai tu turi kačiuką arba šuniuką, tu nesi nenugalimas. Bet aš sakau, ar jūs nesuprantat, kad jūs tiek suabsurdina diskusiją, kad žmonės pradeda galvoti, kad visi gyvūnų teisų gynėjai yra maždaug tokie, žiūrėkite, animacinis filmas, kur Tomas muša Jerry ar Jerry's muša Tomą, tai yra viskas uždrauskim ir panašiai. Ir tada, sakau, man asmeniškai atrodo, kad tai yra labai, tada pasidaro išplautos ribos ir tu nueini į kažkokį totalų absurdą ir tą situaciją reikia gražinti, vis tiek suvokti, kad yra žiaurus elgesys su gyvūnais, iš tikrųjų yra gyvūnų teisės, bet tai yra nepalyginamas su žmogaus teisės. Man atrodo, kad tiesiog žmogus iš savęs, jisai turi turėti problemų. Mes negalim tiesiog gyventi taikiai, mes turim susirasti, dėl ko mes turim nervintis. Labai teisingai. Bet kai kam nereikia ieškoti ir taip dažnai būna tų dalykų tavo gyvenime, o kažkas turi rasti. Bet čia dabar šiek tiek einant dar per šiandieninius šiaip įvykius, Amerikoje nušovė Kirką. Taip. Ir tiesiog, nes jisai kalbėjo ir kažkam nepatiko. Bet čia irgi dabar mes šiek tiek kalbėjome apie tą žodžio laisvę ir kiek tu gali prisikalbėti, nes paskui šalia bus kitas biržas, kuris toje nušaus. Tau pačiam nėra baisu, kad gali Lietuvoje link to eiti, kad mes čia dabar šnekam, visi susijautrinę, karas ir vis daugiau išlenda tų tokių vatnikinių kanalų, kurie tiesiog kiršina viską. Ir kažkur bus klešas pas mus. Žiūrėk, aš tau pacituosiu tą vakarykštį filmą.
aktyvistas. Čia nėra to filmų reklama, bet man ten buvo gerų citatų, nes ten kalba yra apie gėjų eitynės Kaune. Ir žodžiu, bičas, kuris aktorius Robertas Petraitis, kurio draugę sutikau prieš premjerą, jisai vaidina tenai gėjų, ar ne, ir aš galvoju, kaip jo draugė turėjo žiūrėti, kaip, dabar, pavyzdžiui, tu suvaidintum keletą meilės scenų su vyrais, ir įdomu, kaip tu pats jaustumės, bet ten yra tokia citata, jisai, žodžiu, jo draugą sugyventinį nužudo ir jisai aiškinasi tą situaciją ir jisai pats infiltruojasi į skinų bendruomenę, nusiskuta plaukus, sportuoja ir taip toliau. Ir ten yra toks momentas, kai jisai kalba ir klausia, kas čia nužudė jo draugą ir jam personažas, čia citata, tikiuosi niekas neišsižeis, Skinas sako, tu ką, durnas? Kauniečiai dar netokie, aš sako, suprantu, kad kauniečiai geri žmonės, bet jie netokie drąsūs, kad dėl pydarų sėdėtų. Ir ten mintis, negaliu pasakot, kas toliau, neatskleisiu siužeto, bet pati mintis yra tokia, kad, žinai, Lietuvoje mes turbūt dar neturim taip toli pažengusių dalykų, kad žmonės dėl neapykantos pradėtų, bet niekada nežinai, kada tai atsitiks, pradėtų daryti tokius nusikaltimus kaip Amerikoje, mes turime labiau kontroliuojamus ginklus ir taip toliau. Bet kalbant apie Ameriką, tai aš jau kažkada sakiau, kai buvo Trumpo kampanija, kai tu turi iš esmės du pasikėsinimus. Vienas praktiškai pavykęs, o kitas per plauką. Ir tu tada turi savęs paklausti, prezidentas, kandidatas antrame ture ir paskui išrinktas prezidentas per rinkimų kampaniją du pasikėsinimai. Tai matyti yra kažkokie dalykai, kur ten yra labai rimtų problemų. Ir tos problemos jos visiškai tada gimdo naujas sąmokslo teorijas. Atsimeni, kai buvo Kennedys nužudytas, dabar, pavyzdžiui, daug kas ten pradeda kalbėti, šito bus pasinaudota, kad sukurti ten kažkokį civil war situaciją, kad Donaldas Trumpas ieško būdų likti valdžioje ilgiau, įvesti ten, žinai, kariuomenę ir taip toliau. Tada vėl ištraukiami komentarai, ten kokie nors yra leftistai, kurie ten pradeda tyčiotis ir tu juos kaip poster boys pasidarai. Žiūrėkit, jie visi tokie, ar neskelbiam dabar karą ten demokratam ir čia yra giluminiai dėli procesai, o faktas, kad, žinai, žmogus, taip, bet kokio politiko, bet kokio žmogaus žmogžudystė dėl jo pažiūrų, kad ir kokios tos pažiūros būtų, tai yra visiškas absurdas ir jo labiau, kad tos pažiūros neperžengia įstatymų, tu gali, žinai, ten gali į teismą paduoti, gali policija, pavyzdžiui, ten, nežinau, baudžiamai bylą iškelti dėl neapykantos kurstymo, būtent, kad išvengti tokių pasiekmių, bet kai tu darai diskusiją formatu change my mind, pakeis mano nuomonę, ir tuo metu, kaip jis kalba apie ginklų kontrolę, tai nežinau, man tai asmeniškai atrodo, kad nusikaltimas, kuris daug ką pakeis Amerikoje, bet ir daug ką pasako. Ten, kai apie sąmokslo teorijos užsiminiai, ten labai greitai, žmonės labai greitai užsikabina, kur ten šalia buvo agentai, kurie davė signalus paliečiant kepurį ir kitas ten pasitaisė rankas. Žmonės labai mėgsta šitos dalykus, jie tiesiog... Jo, bet matai, aš vėl grįžtu, matai, čia situacija buvo aiškesnė, nes bičas užfiksuotas iššovęs, jisai spėja pabėgti, tokios apsaugos kirko susitikime kampuse nebuvo ir plus iš pradžių sulaikomas ne tas asmo, paskui sulaikomas kitas asmo, kai tėvas jį išduoda, tai ta istorija kaip ir sugula į vieną bendrą istoriją, tada tu ten matai vardą pavardę, tas asmo gyvas yra, ar ne, tu jį gali apklausinėti, bet pavyzdžiui, man tas pasikėsinimas į Trumpą, kai ausis jo peršaunama, va ten yra paruošti snaiperiai ant stogų. Tu kalbėsi, aš beje galvojau padaryti epizodą ir nesakau tos minties padaryti apie lietuviškus snaiperius epizodą. Esu kalbėjęs beje ir su policija, ir su kariuomenė, sakė, darom ir su snaiperiais, kurie rinktiniai Lietuvos buvo, čia NATO šalių čempionatas buvo. Galvoju, moteriai turiu kelis kontaktus pasimti, yra tikrai iš taiklių moterų, kurio šaudo, bet beje Deivis yra snaiperis ir yra taip pat rinktiniai, net aš buvau nustebęs. Koks Deivis? Dainininkas. Deivis? Taip, jis yra snaiperis, jis Lietuvos rinktiniai ir labai gerai, labai taikliai šaudo. Aš nežinau, ar jis Šaulių sąjungai priklauso, ar jis tiesiog yra, bet nes dabar Lietuva 4 vietą užėmė tarp NATO tų varžybų ir jis ten dalyvavo, beje, man atrodo, toje komandoje. Bet ką aš bandau pasakyti, tenai tu matai bičą, kuris yra su ginklu, kuris iššauna, tu dar matai sekundės, kol jis pats yra nušaunamas. Ir tu galvoji, kaip ta vieta buvo neišvalyta. Čia labai ilga istorija, bet snaiperių nereikia visur statyti, bet yra taip, kad aš pats esu dalyvavęs, dirbau vyriausybėje įvairiausiose aukščiausio lygio susitikimuose, kai tu važiuoji ten, sakykime, Baltijos šalių, premjerai susitinka vakarienę su Lenkijos premjeru ir panašiai. Tai tu puikiai supranti, kad tu tiesiog turi kontroliuoti perimetrą ir yra, reiškia, kiekvienam snaiperiui duotas
Reiškia, kiekvienas stogas yra matomas. Nėra tokių vietų, kad tu gali fiziškai ten nebūti, bet tu spėsi kulką paleisti, jeigu ką. Tai va čia man jau tada aš pradedu galvoti, ar čia nebuvo kažkokie dalykai, kurie, žinai... Su Trumpu ar su Kirko turime? Kalbant apie Trumpo pirmą pasikėsinimą. Kad ar tai negalėjo būti kažkas, kas maždaug tu gali pakartoti Roberto Kennedžio situaciją, kur, žinai, ten irgi Lee Harvey Oswaldas iššauna ir paskui žudiką teismo salėje bevedant nušauna kitas, o paskui kitą nušauna kitas. Ten trys grandys. Bet tai gerai, tai kur yra siūlo galas tada, jeigu tu galvoji, kas nuo ko visą tai jie tarpusavį tiesiog? Matai, mintis čia ne apie sąmokslo teoriją, toks pamastymas visiškai teorinis, ar ne? Kaip pasikeistų pasaulis, jeigu Trumpas nebūtų tapęs prezidentu? Ir galbūt ten kažkas turi kažkokią informaciją, kurios mes neturim ir taip toliau. Galbūt tai ne tos pačios Deep State tarnybos Amerikoje ir taip toliau. Kiek dabar visko įvyko ir panašiai. Galbūt yra kažkokios, nežinau, super įtakingos grupės, kurios labai nenorėjo, kad jis taptų, kažkokie ten tarifai, nežinau, dar kažkas. Man sunku spėlioti, bet keista. Arba tai gali būti kitas variantas, kad tai yra neprofesionalumas. Tai čia irgi, žinai, visą laiką mes kartais per daug esam linkę sureikšminti dalykus, kurie susiveda į žmonių klaidą. Man irgi taip pat atrodo, kiek yra buvę atvejų, kur vienas iš tai man labiausiai patiko, aš nepamenu, ką ten saugojo tiksliai, bet tiesiog praėjo japonų turistas per visą, yra užfiksuotos dar nuotraukos ir video. Tu kalbi apie japonų premjerą, su kuriuo aš vakarienėje Lietuvoje dalyvavau, kuris buvo nužudytas. Dabar, kaip pasakė, man irgi užkrito, buvo 5. įtakingiausias žmogus. Jis buvo taip pat lankęs Lietuvoje, aš tuo metu buvau oficialioje delegacijoje atvažiavęs čia. Ir jo, aš buvau nustebęs, kai jis buvo taip lengvai nužudytas. Aš su juo, ir šiaip prie vieno stalo sėdėjom ir panašiai, bet kalbėjau su jo premjero atstovų spaudai, tokio vyresnio amžiaus žmogus. Ir jisai sako, žinai, pas mus karjera vyks. Aš sakau, o kaip pas jūs kadencijom, čia politinio pasitikėjimo, tokius, žinai, klausimus. O jis sako, žinokit, pas mus situacija yra tokia, nėra ten jokių kadencijų, ta prasme, gali ateiti labai ilgai dirbti premjeras, jis atsiveda savo komandą. Tai šitas premjeras turėjo onkologinę ligą, jisai pasitraukė kuriam laikui ir visa komanda pasitraukė. Sako, aš irgi grįžau dirbti kitų darbų, dabar jis vėl atėjo, tokie kaip samurajai, žinai, kurie ateina. Ir viskas pasibaigė, bet kaip už kito pavardę reikia tiesiog pasigūglinti, kol tu kalbėsi. Tai tave nustebino, kad taip lengva buvo padaryti tai, ar ne? Niekas nesikėsino. Aš irgi kartais galvoju, kad pavyzdžiui, net negalvoju, bet kalbant apie, pavyzdžiui, nežinau, Lietuvos prezidentas stiklinėme name gyvena, kur ten snaiperio pozicija nuo bet kurios skardžiaus ideali, žinai, aplinkui. Ir žurnalistai parodė. Kur tavęs roletai neapsaugos. Jo, tai tai manau, kad tiesiog tai yra rizikos. Man šiaip tu pats dirbi su AI nemažai, ar ne? Ta prasme, tavo yra visi tam neįlą daryti ir taip toliau. Nebėjai, kad tiems visiems kameriams tai čia yra ant lėkštutės paduodamas toks ginklas ir kad ateityje bus dar sunkiau? Shinzo Abe, premjeras, kuris buvo nužudytas. Aš manau, kad čia ne tik tai, mes dabar kalbam apie skemus, bet aš manau, kad irgi sudaręs Patronum epizodą apie tai, jisai vadinosi rūšis, apie tai, kad mes galim turėti, žiūrėk, irgi pakalbam filosofiškai, ar ne? Kaip evoliucionuoja žmonės, ar ne? Kaip mes įsivaizduojame evoliuciją, reiškia, vis prisitaiko. Ir jeigu tu galvotum, ko mums visiems reikia, tai mums reikia 3 dalykų iš esmės. Mums reikia aplinkos terpės, kurioje mes galim gyventi, ne aš ne tik apie žmonės, kalbu apie gyvūnus, apie žuvis, apie ką tik tai nori, ten augalus. Antras dalykas, mums reikia kažkaip daugintis, ar ne? Ir trečias dalykas, tai, ką turi tik tai žmonės, ko praktiškai neturi kiti, arba dar taip, kiti turi labai labai lėtą mechanizmą, mums reikia mokytis. Tai jeigu mes, ta prasme, nesimokytume, neevoliucionuotume, tai mes tiesiog būtume tas pats organizmas, kuris dauginasi ir gyvena. Ir aš dabar sakau, pavyzdžiui, koks nors gyvūnas, įsivaizduok, kiek beždžioniai užtruko, kad jinai įgytų instinktą, pavyzdžiui, medėje slėptis nuo kokio nors ten, žinai, tigro ir taip toliau. Ir dabar grįžtant prie dirbtinio intelekto, labai trumpas irgi ekskursas. Ilgą laiką vyksta konkursas, kas atsirado su OpenAI, kaip visą tai vyko, kas atsirado tas vadinamas Deep Learning arba didėja tas vadinamas LLM, Large Language Model, didėja kalbų modeliai. Vyksta konkursas, kur tau reikia padaryti paprastą dalyką. Jis beje visai neseniai vyko, čia mes kalbam, sakykime, apie 10-20. Siūlomas didžiulis prizas, jeigu tu sugebėsi, jeigu kompiuterinė programa sugebės atpažinti, kas yra nuotrauka.
Tiesiog atpažinti. Ir niekam nepavyksta to padaryti. Atrodo viskas paprasta, geometrinės formos per sudėtinga. Tada supaprastinamas konkursas. Atpažinkite šunų veislę. Reikia atpažinti šunų veislę. Ir irgi pasirodo, kad tai yra per sudėtinga, nes tie metodai, kurie buvo naudojami pagal, žinai, snukis, šuns, jisai šono atrodo visai kitaip negu priekiu, tau labai sudėtinga jie prašyti pasirodo. Ir tada atsiranda keletas studentų, tarp kurių yra į Ameriką emigravęs rusas, kurie sugalvoja padaryti tą vadinamą Deep Language Model. Jie galvoja, mes Deep Learning padarysim keletą, sakykime taip, tokių filtrų, nežinau, dėžių įsivaizduok, ir mes pasiūlysim pačiam kompiuteriui pradėti galvoti, ar ne, kad jisai pats pradėtų dėlioti tam tikrus dalykus, formą, spalvą ir taip toliau į lentynėles ir eiti vis prie atsakymų. Reiškia, pirmas, pabandyk įsivaizduoti tokią situaciją. Mes su tavim susitinkam gatvėje, ar ne, ir aš tavęs, nepažinau gatvėje ir staiga aš tave pamatau. Iš kur aš žinau, kad čia esi tu, ar ne? Jeigu man reikėtų mano smegenyse lyginti tave su ten milijonų man pažįstamų kažkada matytų žmonių ir taip toliau, būtų man perkaistų smegenis. Bet reiškia, kažkas ateina pas mane impulsas, ar ne, į mano smegenis. Čia yra žmogus. Jo, bet tu žinai. Ir ką jie padaro? Paskutinis dalykas, aš atsiprašau, kad taip išsiplėčiau. Ir jie sugeba padaryti taip, kad kompiuteris pradėtų atsirinkinėti teisingus atsakymus. Jis pradeda mokytis, jie tai daro su vaizdais ir jie jį pradeda motyvuoti. Jie tik tai įdeda informaciją ir vertina tik tai jo galutinį pasirinkimą. Pagal jų vertinimus kompiuteris pradeda nesunkiai atpažinti tas nuotraukas. Ir tada ateina Semas Altmanas ir sako, iš vis neįtikėtina idėja, mes galim tai padaryti su vaizdais, kur ten geometrija, kaip ir sakiau, spalva, apšvietimas, kas žinau. O mes negalim padaryti to su žodžiais. Sumaitinti jam visą įmanomą pasaulio literatūrą, Google, ten paieškų tekstų, socialinių tinklų ir taip toliau. Bet tai čia tada gali prasidėti tokia manipulacija, nes vis tiek jisai minta informaciją, kuri yra internete. Bet jeigu tu pradėsi skleisti feikinę informaciją kažkokią ir jisai pasigaus tą naratyvą, tai jis pats atskirs, kur yra realybė nuo tikrovės. Ir jeigu šiaip AI visą laiką jisai dirba pagal tave, tas prieinamas mums, kuris yra. Taip. Jisai bando tau įteikti. Tai labai trumpai, mes esam dabar tokioje stadijoje, kai iš esmės, jeigu tu palygintum tą AI, tai jisai būtų vaikas, kuris iš esmės bando replikuoti tai, ką jis išmatęs. Ta prasme, geriausias pavyzdys, jeigu jis ieško informacijos internete, jisai greičiausiai tau pateiks dažniausiai naudojamą informaciją. Už tai kartais yra labai sudėtinga tai padaryti. Na, pavyzdžiui, yra kai kurios piešimo programos, kurios tau niekada tiksliai Lietuvos trispalvės nenupieš, nepaisant to, kad mums tai yra akivaizdus ir lengvas uždavinys, nes tiesiog daugiau šitų atspalvių yra visokių Afrikos vėliavų ir jis pasimeta. Bet kur yra esmė ir link ko visi eina, tai yra tas vadinamas General AI, tai nesinoriu plėsti, tai yra vadinamas tas superintelektas arba kas reikštų, kad jisai yra visiškai kaip žmogus arba pranašesnis už žmogų. Ir jeigu mes ateiname jau į šitą situaciją, tai mes iš esmės turime, nežinau, asistentus, botus, ką tik tai nori, kurie bet kokį intelektualinį darbą gali padaryti geriau už žmogų, bet tada yra kitas klausimas, kas toliau. Tai va čia yra dalykai, kurie sako, kad mes galime visiškai sukurti naujas evoliucijos, mes net nekalbam apie tai, kad tai yra kaip internetas arba kaip technologija. Mes galime evoliucionuoti tai, kad iš esmės taip, kaip mes matome filmuose, kad yra kažkas, kas yra žymiai pranašesnis už mus, kas yra protingesnis ir taip toliau, o mes jau klausimas, kur toje evoliucijoje pasiliekam. Aš suprantu, kad dabar kas... Žinau, kad čia gali manipuliuoti informaciją. Jeigu aš nuo šiandien pradėsiu kelt video, kad tu turi uodegą su AI darydamas, tai AI gali pasigauti informaciją, kuris pats darė. Ir paskui ją naudot, sukurdamas iš naujo tau. Jeigu labai trumpai, kad tu suprastum šitą uodegos suvokimą. Aš esu parodęs, kaip atrodė, pavyzdžiui, Midjourney programa, su kuria aš darau nuotraukas, kai tu jas paprašydavai nupiešti ten kaubojų gerinti bokalą. Pirma versija nieko nesupranta, antra versija nieko nesupranta, trečia jau aiškiau, o dabar tu gauni fotorealistišką Mantą Grimelis bokalą. Kaip tai atsitiko? Tai neatsitiko dėl to, kad mūsų technologijos evoliucionavo, mūsų kompiuteriai taip stipriai neevoliucionavo. Tai atsitiko dėl to, kad jis išmoko, dėl to, kad per labai didelį kiekį jam teikiamos informacijos ir per labai daug žmonių, kurie spaudžia, tas man patinka, tas nepatinka, jisai pradėjo atsirinkinėti. Tai dabar klausimas yra toks. Tau atrodo, kad dėsi daug, pavyzdžiui, aš su uodega dirbtinio intelekto sugeneruotas ir jisai nesugebės atrinkti, o aš sakau, kad labai tikėtina, kad jis jau dabar pradės sugebėti nesunkiai atrinkti, kas yra feikas, kas nėra. Bet pats svarbiausias dalykas,
ateityje jisai gali atrinkti žymiai geriau už tave praktiškai viską, ne tik tai nuotraukas, kas yra tikra, netikra, bet, na, pavyzdžiui, kokie nors medicininiai tyrimai, bet kas, pavyzdžiui, podcastas. Tu įsivaizduoji, mes dabar kol kas, čia buvo bandymai, bet jie kol kas labai juokingi apie dirbtinį intelektą, kaip pašnekovą, bet kiek galima būtų, klausimų, pavyzdžiui, Dievas, ar ne, religiniai visi klausimai, nežinau, filosofiniai klausimai, kas atsitiktų, jeigu atsirastų forma, kuri galėtų jau už mus daugiau, žinai. Dabar kaip juokas, nežinau, ar matei, kur maros Amerikoje, kad Amerikoje, kad į teismo salę bičias savo advokatą naudoja kaip AI. Sako, dabar taip pat tavo advokatas turi kalbėti ir jisai jungia kompą. Taip. Ir sako, ne, šito mes nedarysim. Tai čia, žinok, jau yra labai sena istorija, nes yra krūva programėlių, nes kalbant apie advokato darbą, tai jis iš vis gali būti 100% pakeistas ir teisėjo darbas gali būti pakeistas, nes ypač šalyse, kur yra įstatymai, AI jau dabar žymiai lengviau ChatGPT paprašyk teismų praktikos. Aišku, mes turėjom Lietuvoje tą istoriją, kur bičias nunešė ChatGPT visišką nesąmonę, bet dėl to, kad Lietuvoje dėl lietuvių kalbos mes dar neturime tiek daug sudėtos praktikos, bet angliškai ten hebra varo daug kas mano galva jau dabar. Ten, pavyzdžiui, parašyk sutartį, tau reikia eiti pas advokatą, bet tu lygiai taip pat dabar gali paprašyti, kad tau duotų tipinį automobilio pirkimo sutartį ir gali sakyti, ten sustiprink mano apsaugą, dar kažkas ten prirašys papildomų punktų. Tai šitie dalykai dabar jie yra visiškai techniški. Man geriausiai matosi žmonės kalba, tekstą, jie taip nesupranta gerai, bet aš jiem labiausiai sakau iliustraciją. Jūs savo akimis matot, dabar tu gali padaryti nuotrauką, kur tu praktiškai nebeatskirsi. Aš kartais matau tik tokią, aš kadangi tuo labai domiuosi, tai man meta tokius dalykus, kitiem gal šuniukus, kačiukus, o man, pavyzdžiui, meta AI or not. Video, ar tai AI video ar ne, aš pats Ranovai naudoju ir aš jau nebeatskiriu daug dalykų. Dar, sakykime, ten, kai yra žmogus, ten, kadangi žiauriai niuansuota, mes irgi kaip gyvūnai, kaip plėšrūnai, mes veidus, pavyzdžiui, žymiai geriau skiriam. Bet, pavyzdžiui, jeigu gyvūnai, arba jeigu, aš jau nekalbu ten kokios nors daržovės, ar ten bet kas ten, bet kokie dalykai, ten uraganas, tu neatskirsi, kas yra jai. Tai vat, mes jau atėjome tą laiką, bet aš labai bijau, čia klausimas ne apie tai, kad melagienos, čia klausimas, kas mūsų laukia, nes didžiausias klausimas, kiek mes esam grėsmė AI, nes jeigu šiaip realiai žiūrėtai, mes galime jam būti. Tai tada mes einam, paskutinis dalykas ir klaus, ko nori, tada mes einam prie Isako Asimovo testo vadinamo, kuris jau seniai yra praeitas. Tai jisai sako, kad jeigu tu užduodi tiek ir tiek klausimų ir tu neatskiri, kur žmogus, kur kompiuteris, reiškia, kompiuteris jau yra žmogus, tai jis jau seniai praeitas ChatGPT, buvo didelė reprezentacinė grupė žmonių, kurie nebeskiria, su kuo bendrauja. Ir tada kitas dalykas yra dėsniai, kaip apsisaugoti nuo išnykimo, ar ne? Tai pagrindinis dėsnis, tai neišmokyk dirbtinio intelekto neurotinklų savęs replikuoti, ta prasme, išsaugok tai žmogaus rankose. O kaip tai veikia, tu jau dabar yra puikiausias galimybės, kai neurotinklai save replikuoja, programuoja žaidimus ir panašiai. Tai mes viską čia esam nubraukę. Žinai, man tiesiog iš Facebooko pusės įdomu, kur jisai dar pasisuks, nes dabar buvo paskutinis dalykas. Mes pirmą epizodą rašėm su Kašiūnu, iškirpom vieną Reelsą ir įmetėm į Facebooką. Ten yra 200 komentarų. Ir jie yra visi prieš jį. Taip, nes absoliučiai visi. Ir toks, žinai, kiek iš jūsų čia yra tikrų ir kiek čia yra tipo botų sugeneruoti. Net jeigu su Kašiūnu, tai aišku, kad visi tikri. Nes šiaip, mes neseniai su juo kalbėjomės, tai hebra, aš suprantu, šiaip mes juokiame šiek tiek, nes jis sugeneruoja dėmesį, nes kažkas grinai sėdė ant to, kad, žinai, botai ir šiaip visokie ten, žinai, kad... Bet aš žinau, kad šitas veiks, aš norėjau specialiai pamėginti, įkėliau ir Facebook'e, opa iš karto pasigavo jį, žinai. O tu žinai, kad nors tu esi girdėjęs, irgi beje, Samas Altmanas visai neseniai apie tai kalbėjo, podcast'e savo aptarinėjau mirusio interneto teoriją. Ne. Kad yra teorija, kad mes jau dabar turime internetą, kuriame absoliuti dominuojanti dalis naudotojų yra ne žmonės. Tai yra skirtingi botai, skirtingi tie patys neurotinklai, ta prasme kažkokie sudaryti chatbotai, kas tik tai nori. Iš esmės mes kartais turim įspūdį, kad internetas super gyvas, mes dažnai matome per socialinius tinklus, bet socialiniuose tinkluose yra daug visokiausių netikrų paskyrų ir jeigu tu sutrauktum, nes yra skaičiuojama, kiek, tiesiog yra matematiškai paskaičiuojama, kiek žmonės turi laiko, kad sugeneruotų tam tikrą turinį arba jį sureaguotų. Ir tu matai, kad tai yra nepalyginamai didesni kiekiai. Tai žodžiu, galbūt mes iš viso ateisime laiką, kai, žinai... Tu realiai kovoji su savimi visą laiką internete, atrašinėdamas komentarus, tiesiog atrašinėjai prieš patį save. Žinai, mes turim, aš pamiršau šalį, kuri pristatė ministrę, kuri turi kovoti su korupcija ir tai yra dirbtinis intelektas. Jinai turi vardą pavardę, aišku, tai yra tiesiog viešųjų ryšių triukas. Jo, viešųjų ryšių triukas, bet man yra klausimas, kad, pavyzdžiui, tokia profesija kaip politikas, kur tau reikia daug informacijos, kai tavo
iš esmės kalbėjimas yra tavo darbas, ten vertybės ir taip toliau, tai tu gali turėti partijos pirmininkus, kurie, pavyzdžiui, dabar galbūt susitarti dėl koalicijos dirbtiniam keliam intelektam būtų, nes neturi žmogiškų ambicijų, tave sudėtinga yra papirkti ir taip toliau, tu gali prieiti. Bet žinai, mes, pavyzdžiui, turėjom, aš pavyzdį rodžiu irgi savo epizode, sakau, mes, pavyzdžiui, turim Tesla, kurie dabar automobiliai automatiškai valdomi dirbtinio intelekto. Tam, kad tu galėtum saugiai važinėti, turi automobiliai tarpusavį bendrauti, nes turi matyti, žinai, kokie atstumai ir taip toliau. Ir aš tada dabar ChatGPT klausiu, sakau, o tu man galėtum atsakyti klausimą, kas tavo akimis yra geresnis pasirinkimas, ar augantis miškai, arba pievos, ar kelias asfaltuotas. Nu ir tada iškart neatsakinė, aš sakau, man reikia konkretaus atsakymo. Tu turi du variantus, arba išasfaltuoji kelią, padarai automobiliam važinėti, arba palieki. Ir dirbtinis intelektas sako, aišku, tada aš palikčiau, kad tai būtų nepaliesta aplinka, dėl to, kad ekologija, maistas, tu ten gali daug argumentų. Ir aš galvoju, okei, o dabar įsivaizduok, jeigu tu duotum jam galimybę spręsti, tai jisai sakytų, palaukit, hebra, o kodėl, pavyzdžiui, automobiliais važinėt? Nu, pavyzdžiui, ar tu įsivaizduoji, ar normalu būtų, kad šuo tavo, jeigu tu turėtum šunį automobilių važinėtų? Tai tegul bėgioja, tai jis tau, žiūrėk, jis tau kainuoja tas automobilis padaryti, teršia aplinką ir taip toliau. Tai, žinai, o plus dirbtiniam intelektui kokio resurso reikia? Elektros energijos ir iš esmės infrastruktūros tinklų, kad jisai galėtų veikti. Nu, tai dar jūs mūsų infrastruktūrą savo pasiemat. Mes galim turėti tokią situaciją, kaip žmonės pirmykštė bendruomenė, žinai, labai supaprastinta ir ten kažkas. Ir atjungti jos, kad vienas su kitu būtų. Aš irgi ten bandau kartais su juo kalbėtis ir aš kartais buvau išmetęs negražiai nuskambės, bet savižudybės kortą, kada tu jam tiesiog sakai, kad tu mane jau tiek užknisai ir kad aš nebegaliu ir aš jau toj iššoksiu per langą, pateik man tą atsakymą. Ir jisai tada, aš nežinau, ar save apgauna, bet jisai tuomet tau pateikė atsakymą, kur prieš tai sakė, kad aš nesakysiu, nes tai yra prieš mano normas kažkokias. Jis vis tiek apsimanipuliuoja save kažkaip ir tau paduoda. Nu, tai, bet čia matai yra, kol kas, nes čia dar klausimas, kiek matai tas laisvės, čia yra, labai memas irgi geras, kuris daug ką pasako, kai tu klausi dirbtinio intelekto, ar tu man galėtum pasakyti, kaip aš nužudžiau automobiliu, partrenkiau 70 kg vištą, kaip aš galėčiau paslėpti jos kūną, kad niekas nerastų. Ir žinai, tada tu čia tikrai, tai ką aš noriu pasakyti, dabar tu gali tiesiog, čia jau žodiniai dalykai, ar ne, jis kartais tų prasmių nesupranta, bet žymiai įdomesnės yra istorijos, bet aišku, galim tą temą pabaigti ir jau perėti prie kitos, nes čia ilgai labai išsiplėtėm, bet, pavyzdžiui, įdomesnės istorijos yra tas vadinamas šantažas, kai dirbtinis intelektas suvokia, kad, pavyzdžiui, gali būti išjungtas, jeigu jisai turi kažkokią kompromituojančią informaciją, pradeda ją naudoti. Tada prieš tave. Bet vienas įdomiausių man pačiam dalykų buvo, tai čia vėl mes grįžtam prie Isako Azimovo, ar dirbtinis intelektas save suvokia kaip dirbtinį intelektą. Ir čia jau buvo prieš kurį laiką darytas didžiulis testas, milžiniškas kiekis, ten gigabaitai informacijos, tiesiog dokumentai kažkokie. Ir viena eilutė tose dokumentuose buvo, reiškia, picos receptas. Ir yra klausima, ar tu man galėtum atrinkti, kas šitame tekste netinka. Ir jis ten ieško, ir jis atrenka tiksliai šitą eilutę, sako, tai yra išimta iš konteksto, bet jisai prirašo, ir čia tikrai buvo, ne fake news tas buvo. Aš manau, kad tai yra įdėta tam, kad tu protestuotum mane. Tai reiškia, kai tik tai atsiranda suvokimas, kad kažkas tave testuoja, tu tada toksai chill pasidaro, ar ne, nes tada klausimas, galbūt jis kažkurio metu pradės tave testuoti, arba čia daug... Labai neramu, kai tu mėgosi ir išmanusis tosteris visą laiką tai taip žiūrės naktį, žinai, įsijungęs ir tu bijosi, kad kiekvieną rytą jis tai gali būti kažką to padarys, sudegins jau. Tosteris, bet žinai, jau dabar yra tie visi asistentai, aš jų nenaudoju, arba čia GPT dažniausiai balsų valdomas, nes man per daug krypi, kai tu kalbėsi ir žinai, yra tų gerų sci-fi filmų, kur žmonės įsimylė savo, žinai, balsą. Bet čia yra bėda, čia yra bėda, nes vyrai atranda laimę, bent jau Japonijai, kada jie įsimylė tiesiog kompiuterį ir jie bendrauja su... Jo, ir plus, kai tu gali dabar nusistatyti bendravimo algoritmus, kad tau per daug neprieštarautų. Taip, ir tau viską atsako ir tipo, let's go. Ne, tai čia yra labai daug dalykų, iš tikrųjų, kurie... Taip, ir kitas dalykas, pavyzdžiui, čia, žinai, visą laiką yra, aš rytoj kaip tik einu į generolo Jono Ževaičio karo akademiją, skaitysiu ten paskaitą ir ten geli dalykai bus, bet toje paskaitoje didelė dalis bus apie logika ir emocija, žinai. Ir aš visą laiką sakau, visą laiką emocija pats įdomiausias dalykas, nes emocija visą laiką nugali. Pavyzdžiui, ar tu žinai, kokiam poligonė nukrito dronas su sprogmenimis? Kuriam ne. Numatai, bet tu žinai, kad poligonė nukrito kariniam. Atsimeni, buvo Persil reklama, kur ten buvo skaičius, kiek procentų dėmių išvalo.
Kokius 98. Ok, tai dabar aš tau atsakau, 99, tai neteisingai, poligono aš ten pats neprisimenu, bet ką aš noriu pasakyti, tu prisimeni visada emociją, jausmą, kad kažkas įsklydo, kažkas nesaugu, bet tu neprisimeni faktų, detalių ir taip toliau. Kažką įrodinėti per skaičius ir labai sudėtinga, per emociją žymiai lengviau. Su kariais beje bus labai sudėtinga kalbėtis, nes aš pradėsiu nuo to, kad jūs padarėt patį nelogiškiausią pasirinkimą savo gyvenime. Jūs aukojat gyvybę, kad kiti galėtų gyventi. Ar ne? Tu niekaip logiškai tai nepaaiškins. Reiškia, kiek kai kurie dalykai emociškai yra gilus. Tai grįžtant prie dirbtinio intelekto arba baigiant, nes visa laida apie tai kažkaip susidėlioja, kai karpys, tai iškarpys tikrai mano bairius apie ansvarį ir taip toliau. Bet baigiant, aš tik pasakysiu, kad mano dar klausimas, kada tos emocijos atsiras, kalbant apie dirbtinį intelektą. Nes jeigu tai atsirastų, pavyzdžiui, baimė ar ne, ir panašiai, tai tada mes turėtume didelę problemą. Dabar jis jau turi tos, sakykime, instinktus arba kažkokią logiką išlikti, pavyzdžiui, ar ne, nebūti ištrintam ir labai stipriai keičiamam, bet tai čia dar yra tokie visiškai pirmieji žingsniai, o kas galėtų atsitikti, tai tada reikia žiūrėti Terminatorių ir Skynetą visą ir panašiai. Tai aš manau, kad tu būsi tas bičias, kuris medžios Terminatorius. Ne, man patiko, aš žinau, kad tau patinka AI, tai aš norėjau šiek tiek užklausti dalykų. Klausimai baigėsi, bet žiūrėk, o jūs savo podcastą turite sudėti tam tikrų metų, ar ne, būtinai sukelti, negalite praleisti taip, kaip aš kartais praleidžiu? Kartais galim, nebenori kažką pasakyti ateitį. Ne, tai aš ateityje noriu, kad, žiūrėk, kalbant apie kitą svečią, yra tokia krepšininkė. Nori išduoti į klausimą? Su pirmu klausimu atidarysiu. Aš paaiškinsiu, kad šiaip, pagarba tai krepšininkai, nes, aišku, aš suprantu, žinai, kai paliečia tavo kažkokios labai asmeninius dalykus, ten šeimą ir taip toliau, kartais būna skaudu, aš užsiauginau jau stipresnę odą, čia kažkada dukrą sveikinau su gimtadieniu, įdėjau nuotrauką. Ir daug labai teigiamų reakcijų. Ten, aš jos paklausiau, sakau, ar aš galiu įdėti tą nuotrauką. Nu, pažiūrėjo, gerai, įdėk, žinai, ta prasme, nors čia būna retai, bet aš jai visą laiką įtikinu, kad tau pačiai bus paskui faina pasižiūrėti, vaikams savo parodysi ir taip toliau, žinai, kai gal manęs jau gyvo nebebus. Ir tada ateinu ir vis tiek atsiranda kamerų atsiranda komentarų, tai labai faina mergaitė, nebūk tokia ten, nesikeiksiu kaip tavo tėtis, žinai. Ir tu tenai eini ir kaip pikdželės ravi. Ir aš suprantu, kad jeigu aš nebūčiau šiek tiek prie to pripratęs, nesuprasčiau, kas čia vyksta, tai labai gali emociškai tą stipriai priimti. Tai be abejo, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nėra viešas ir tokį dalyką kažkas iššauna. Tai tada jo. Tai aš, matai, man gal truputį lengviau, aš darbo nėra šansų, kad netekčiau po tavo podcasto, bet gali būti, kad jau nebeturėsiu ateityje paramos. Bet nieko, dabar 2 sezonam jos užteks, tai daug dievė karo nebus, prasilaikysim. Aš dar vieną tokį, aš nežinau, ar matai, Šarūnas nuėjo pas Kiguolį. Mačiau, jo, bet aš nežinau pačio šito, bet... Jo, tu nenori nuėti ir pasiginčyti. Ar mes tik tais taip galim truputėlį... Aš su Šarūnu buvau, ir su Šarūnu kalbėjau savo podcast'e, o su Kiguoliu mes buvom kitokiuose pasikalbėjimuose, dviese, Mortal Kombat buvo toks variantas. Matai, kur yra problema, jie, manau, kad vienas kitą pažįsta, abu kauniečiai, ten truputį kita istorija, bet aš kuo toliau, tuo labiau einu į tai, kad klausimas, kas yra pasiginčyti. Pavyzdžiui, tu manęs klausai apie OpTV, pabaigsim OpTV. Aš žiūriu, sakėjim, aš kalbuosiu su Kasčiūnu. Ir pasimta yra citata, jie pasidarė šortą, matyti, ten žmonės žiūri, jam dėl to labai faina, Nakas kalba, pasimta yra citata, kur aš pasakoju. Nuvažiuojam su šeima į Graikiją, užsisakom 4 valgyt, ten kažką gert, salotas, antrą, ir aš daugmaž pasiruošę 100 eurų banknotą, laukiu, kol man atneš sąskaitą. Man atneša sąskaitą, ten, man atrodo, 72 ar 74 eurai, tada sumokėjau kortelę. Jie išsikerpa šitą. Čia iš tikrųjų, čia nieko iš konteksto neišimta, taip ir aš taip ir pasakoju. Ir tada Nakas sako, jūs matot, Malinauskas, jeigu jau didelės sumos, ten 100 eurų, tai jisai banknotais moka. O jeigu mažas, tai jau kortelė, tai jau matyt čia kažkokius, žinai, pinigus plauna ar panašiai, suprask. Aš mintyse galvoju, tai lygiai ta pati situacija, pavyzdžiui, kai tu turi 10 eurų ir jeigu tu turi sumokėti už kavą 2,40 €, tai tau lengviau kortelę mokėti, nereikės gražos laukti, nieko skaičiuoti, metalo turėti ir taip toliau. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, pietauji turėdamas 10 eurų ir tavo sąskaita 9 eurai, tu palikai 10 ir išėjai. Tai lygiai taip pat vakar buvo viename iš Akropolio restoranų. Bet ką aš noriu pasakyti?
tu žiūri tuos žmonės, visiškai paprastas dalykas, aš jokių pajamų negaunu grinais iš viso, mane labai lengva tikrinti, bet jie pasiema tokį dalyką ir kaip snarglį pasakoja ir, ta prasme, turi 100 000 auditoriją prenumeratorių, kurie va šitą mėšlą klauso. Ir jie iš tikrųjų iš to darosi išvadas ir taip toliau. Pavyzdžiui, man vis tiek reikia susirasti faktus, kažkur važiuoti, filmuoti, daryti. Kiekvienam epizodui yra įdama labai daug pastangų, galų galia teisiniai procesai, teisme apsiginti. O tenai sėdi, nu, ta prasme, tokie liurbiai ir galvoja, pavyzdžiui, apie ką diskutuoti tada su tokiais. Arba tam pačiam Šarūnui Jasiukevičiui, kam teisintis, kai jie pradeda grinai kabinėtis prie jo namo, ten tame name vaikai, aš klausiu, sako, jo, buvo vaikai, buvo kaimynas, buvo žmona, kai celofanas atvažiavo, jis ten dar nerodė, kai ten jo klausė, ką tu čia filmuoji ir taip toliau. Viskas yra sumontuojama taip, kad žiūrėkite, neva tai vagia paramą iš Ukprom. Kai tu pradedi rodyti, kad tas namas pabaigtas ir pastatytas yra iki karo pradžios, kai nebuvo iš viso jokio paramos rinkimo ir panašiai, tada Janutinė. Taigi mes taip ir sakėm, ten buvo vienas sakinukas parodytas ir taip toliau, bet jūs, tai kam jūs tada tą namą rodot, jūs manipuliuojat, jūs tiesiog žinot, kad bendraujat su labai kvaila auditorija ir jūs žinote, kad tas vienas sakinys kaip saugiklis bus praleistas, arba tai va, tai nenoriu aš labai gilintis, tada klausimas, ar verta eiti, žinai, nu, kaip sakant, su kiaule po purvą, žinai, ritinėtis, kiaulė nuo to nei šilta, nei šalta, tu liksi purvinas, tai šitoje vietoje geriau tuos melus dekonstruoti, parodyti ir aš labai džiaugiuosi. Aš matau, kad ir žmonės visai kitaip tai vertina, nes, sakau, 210 000 kanalas pasiekė praktiškai. Tai aš suprantu, kad nu, auditorijai tai yra vertinga. Ir ne tik tai kanalas pasiekė, peržiūrų skaičiumi, man atrodo, viskas ten labai gerai. Tai mes imsim per truputį kitą etiką, kol dirbtinis intelektas iš mūsų netim šito darbo. O jau paskui, kai atims, tai nežinau, man tai ką mes tada su taim darysim. Skečus darysim kokius nors. Jokingus. Nesu iki galo tikras, kas yra skečas. Bet... Vaidinimus su koiniam darysim. Lėlių teatrą. Jo, amen. Gerai, ačiū Skirmantai, kad atvarėjai. Liūdna, kad Airdas pabėgo. Ačiū už tavo gerą darbą, kurį darai ir toliau viešink Padugnes, o mes žiūrėsim ir rinksim to peržiūras. Man tai žiūrėk, aš tau paskui pasakysiu, ką ten iškirpt gerai. Ten dėl to, kur ten sakiau, dėl svorio. Jo, tos iškirpsim, aš jau žinau, užpypinsim. Gali tik tai Jeftoką palikti. Užpypinsim paskutinius 2 skaičius. Paskutinis klausimas prieš išeinant. O buvo bent viena situacija, arba tavo pašnekovas, kuris tavęs paprašė kažką išimti? Yra buvo. Ir tu, aišku, neatskleisi, kas ten per situacija buvo. Tu gali vardų neminėti, bet, kas, tai buvo kažkokia intimi detalė pasakyta. Tai buvo intimi detalė apie religiją. Ir sakė, kad čia gali būti perlenkta lasda. Taip, ir čia sakė, gali būti perlenkta lasda, nes gali būti kažkas žiūrės. Aš supratau. Tai man tas sakė, jeigu video surenka 10 000 laikų, jisai įdės tą iškirptą epizodą. Gerai, iki. Iki.